Sveiki atvykę į mano kanalą Kepu Biznį, kur aš pateikiu lengvai virškinamą informaciją. Ir šiandieną šitoje pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip susikurti savo internetinę svetainę be jokių didelių pradinių investicijų ir, žinoma, be jokių programavimo žinių. Internetinė svetainė, kurią mes šiandieną kursime, bus skirta Lietuvos rinkai. Tai vadinasi, jinai bus lietuvių kalba ir turės domeną su galūne .lt. Tam, kad sukurti šią internetinę svetainę, mes naudosime turinio valdymo sistemą WordPress. Ir tai leis mums sukurti mūsų internetinę svetainę be jokių programavimo žinių, nes tiesiog mums čia reikės išmokti, kaip naudoti šią turinio valdymo sistemą. Greičiausiai jums teko girdėti apie WordPress, greičiausiai netgi teko turėti ir abejonių, ar tai geras pasirinkimas. Galiu pasakyti tik tiek, jog apie 42% visų internetinių svetainių visame pasaulyje naudoja būtent šią turinio valdymo sistemą. Tai greičiausiai visos šitos svetainės šią turinio valdymo sistemą naudoja ne veltui. Tai jeigu šiandien teko nueiti į kokią nors internetinę svetainę, tai praktiškai turite apie 50% šansą, jog ta svetainė būtent važiuoja naudojant WordPress. Tai prieš pradedant viską kurti ir daryti, manyčiau, labai vertėtų mums pakalbėti, ko mums reikės ir kiek tai kainuos. Tai visų pirma, mums reikės domeno vardo. Tai tiesiog yra jūsų internetinės svetainės vardas, kurį mes įsigysime. Ir, pavyzdžiui, tai gali būti 15min.lt, krepšinis.net, delfi.lt ar bet kas kito. Tai tiesiog yra internetinės svetainės adresas, kurį jūs įrašote į naršyklę, kad pasiektume tą internetinę svetainę. Tai būtent tai yra, ko mums reikės ir aš parodysiu, kur tai galima gauti. Sekantis dalykas, ko mums reikės, tai yra mūsų internetinės svetainės prieglaudos ar prieglauda. Nežinau tiksliai, kaip lietuviškai tai vadinasi, bet angliškas atitikmuo būtų web hostingas. Tai mums reikės web hostingo tam, kad galėtume laikyti visus savo internetinės svetainės failus. Tai, sakykime, kodas, nesijaudinkit, mums programuoti nereikės, tiesiog kalbu, kur visą tai laikysime. Tai tam reikės mums web hostingo, kur laikysime kodus, grafinius elementus, nuotraukas ir visą kitą, praktiškai visą tai, kas sudaro mūsų internetinę svetainę. Ir kuom tie du dalykai yra susiję? Tai, sakykime, jūsų domeno vardas yra tiesiog domeno vardas, vardas be nieko, be jokio prikabinimo prie svetainės. Tai, sakykime, jūs nusipirkote tiesiog savo vardą kažkur, dabar nueitumėte nusipirkę tą vardą įrašyti į savo naršyklę ir jūs niekur nenueitumėte, nes tai yra tik vardas ir jums reikia tą vardą prikabinti prie savo internetinės svetainės, prie talpyklos, prie web hostingo. Tai, sakykime, pavyzdys galėtų būti telefonų knyga. Sakykime, telefono knygoje turite visus vardus ir telefono numerį. Tai jeigu jūs nusiperkate tiesiog domeno vardą, tai, sakykime, jūsų telefonų knygoje būtų įrašytas jūsų vardas ir pavardė, bet ten nebūtų telefono numerio. Tai vadinasi, jūs žinot vardą pavardę, jūs, kaip ir sakykime, žinote savo domeną, bet jūs neturite numerio, jūs nežinot, kur eiti. Tai taip yra šitie du dalykai susiję. Nenoriu per daug viską aiškit komplikuotai, bet manau, tai bus dar aiškiau, kai pradėsim visą tai daryti ir pamatysite, viskas yra ganėtinai paprasta. Tai gerai, dabar pakalbėkime apie tai, kiek visą tai mums kainuos. Tai, kad nusipirktume savo domeno vardą, tai kainuos mums apie 10 eurų per metus. Tai, sakykime, iki euro per mėnesį. Ir mūsų web hostingas, kurį naudosime, mums kainuos apie 8 eurus į mėnesį. Tai yra web hostingas, kurį aš pats naudoju su savo visomis internetinėmis svetainėmis ir, aišku, aš tik rekomenduoju tuos įrankius, kuriuos aš pats naudoju. Ir, žinoma, jeigu prieš pradedant pradėjote dvejoti ar abejoti, jog jums gal reikės kokių anglų kalbos žinių, tai sakyčiau, nesijaudinkit, jums jų reikės labai minimaliai, jeigu jūs mokat pasakyti yes, no, tai tikrai pakaks tų žinių ir aš tikrai jums parodysiu, kaip viską susikurti ir pasidaryti be jokių praktiškai anglų kalbos žinių. Gerai, manyčiau, užteks švaistyti jūsų laiką, nes ne veltui žmonės sako laikas pinigai ir pradėkime kurti savo internetinę svetainę. Ir čia mes kursime reprezentacinę internetinę svetainę savo veiklai, verslui, projektui ar dar kam kitam. Tokio tipo svetainės dažniausiai pakanka 4 puslapių ir iš tikro net realiai nėra labai svarbu, kokia jūsų veikla, ar jūs ten kirpėjas, kepėjas, siuvėjas, mechanikas, apskaitininkas ar bet kas kitas siūlantis savo
savo paslaugas. Mano atveju aš kuriu internetinę svetainę siūlyti masažisto paslaugas. Aišku, kaip matot, tai yra fikcinė svetainė ir aš žinoma nesiūlau tikrų masažistų paslaugų, bet tai naudosiu kaip pavyzdį jum, kuriant šią internetinę svetainę. Tai gerai, kam aš čia atėjau į Google Docs ir ko aš čia dabar švaistau jūsų laiką? Iš tikrųjų viskas yra labai paprasta, taip mums bus daug lengviau pasiruošti ir perkelti visą informaciją į savo internetinę svetainę. Tai prieš pradedant dirbti su WordPressu, prieš pradedant pasijungti savo web hostingą, domeno vardą ir panašiai, pirmą aš siūlyčiau jums susirašyti visą informaciją ant 4 puslapių. Nes kaip ir prieš tai minėjau, jog dažniausiai tokio tipo svetainės, kur yra siūlomos paslaugos, 4 puslapiai yra daugiau negu pakanka. Tai pirmasis puslapis bus pagrindinis namų puslapis, jį galite matyti čia. Tai kaip matote, čia yra ką aš apsirašiau, čia yra būtent tokia informacija, kokią aš norėčiau parodyti savo lankytojams. Tai šitas pagrindinis puslapis turės pagrindinę nuotrauką, skiltį su paslaugom, trumpą skiltį apie mus, registracijai skiltį ir aišku turės kitų papildomų skilčių, kurios bus pasirenkamos, ar jūs norite jas naudoti ar ne, tai bus su naujienomis ir, sakykime, mūsų komanda. Bet kai jūs išmoksite naudotis WordPressu ir kitais įrankiais, kuriuos mes naudosim, kuriant tą reprezentacinį internetinę svetainę, jūs tikrai galėsit prisidėti daug daugiau skilčių, tai bus visiškai jums spręsti, ką norite pridėti, bet tai yra toks paprastas šablonas, kurį aš mėgstu naudoti pats. Gerai, sekantis puslapis bus apie mus. Tai, kaip sakiau, nesvarbu, koks jūsų verslas, kokia jūsų veikla, vis tiek bet kokio tipo svetainė turės kilti apie mus, apie jūsų veiklą, apie jūs pačius, ar bendrai istoriją, kaip jūsų veikla įmonė susikūrė. Gerai, sekantis puslapis bus paslaugos ir kainos. Tai šitas greičiausiai yra vienas svarbiausių puslapių. Čia parodysim savo paslaugas, kurias siūlom savo lankytojam. Tai mano scenarijum aš kuriu internetinę svetainę masažisto paslaugom siūlyti. Tai čia pamatysite paslaugas, kokias aš siūlau, kainos, aprašymai paslaugų. Tai siūlyčiau padaryti jum taip pat. Ir jeigu aš nueičiau į pačią apačią, kaip matote, čia turiu kontaktinę informaciją. Tai čia įdėsiu adresą, darbo laiko, elektroninį paštą, telefonų numerį ir žinoma kontaktų formą, tai padarysim kiek vėliau, bet kaip matot, čia turim 4 pagrindinius puslapius, kuriuos mes taip pat turėsim savo interneto svetainėje. Tai nesakau, kad jums reikia kažkur skubėti, tiesiog siūlyčiau jums pasiruošti va tokį šabloną, paruoštuką, galite naudoti mano šabloną, kurį matote čia ir tiesiog susirašykite informaciją, kurią norite naudoti ir matyti savo internetiniai svetainiai ir skirtingose puslapiuose. Aišku, jums spręsti, ar jums tai bus naudinga, bet aš tikrai patariu jums viską susirašyti į lapus. Galite netgi naudoti paprastus lapus, susirašyti su tušinuku, ką jūs norite turėti savo puslapiuose. Tai tikrai pagelbės jums kuriant jūsų svetainę. Gerai, nuo čia galim judėti pirmin. Ir mūsų pirmasis pirkinys bus domeno vardas. Tai tam, kad įsigyti savo domeną, mes naudosimės hostinger.lt. Žinoma, yra kitų pasirinkimų, bet aš tik rekomenduoju įrankius, kuriuos aš pats naudoju. Tai nepaisant, ar jūs turit ar neturit paskyrą hostingeryje, spaudžiam prisijungti. Ir jeigu neturit paskyros, jūs galite užsiregistruoti čia, bet kadangi aš turiu savo paskyrą, aš prisijungsiu. Ir kaip matot, mano paskyra yra anglų kalba, tai yra tiesiog dėl to, nes kai aš kūriausi savo paskyrą hostingeryje, aš naudojau globalią versiją, tai buvo .com. Tai šį kartą, kai prisijungiau, viskas yra anglų kalba, bet tai neturėtų jums maišyti nekiek. Bet jeigu maišo, aš galiu išversti jums viską į lietuvių kalbą. Ir jūs galite padaryti taip pat, jeigu jūs to nežinote ir turite problemų su anglų kalbos žiniomis, jūs galite įsijungti savo Google Chrome naršyklę ir jeigu matote, koks tekstas yra anglų kalba, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite versti į lietuvių. Gerai, tai mes esame savo hostingerio paskyroje, dabar norime eiti į domenai. Pasirinkime, gaukite naują domeną ir dabar čia tiesiog įveskite domeno vardą, kurį norite naudoti su savo internetinė svetainė. Tai šiuo atveju aš tiesiog nusipirksiu ir parodysiu, kaip viskas veikia, vis vien man reikės domeno vardo kepubizni.lt. Tai yra būtent tas, ką aš įrašysiu čia. Gerai, dabar galime spausti paiešką. Ir pamatysime, ar tas domeno vardas nėra užimtas. Puiku, kaip matote, šis domeno vardas yra laisvas ir mes galime spausti čia, pirkti dabar. Kadangi aš esu pridėjęs savo mokėjimo būdą, man nieko nereikia pridėti čia daugiau
Bet kadangi jūsų paskyra bus šviežiai sukurta, jūs turėsite pridėti savo atsiskaitimo būdą, tai tiesiog prisekite savo kortelę ir tiek. Ir kai padarysite tai, spauskime užbaigti mokėjimą. Šitas žingsnis čia yra labai svarbus, nes jeigu jūs nurodysite blogą adresą, sakykime adresą, kuris nesutaps su pašto kodu ir panašiai, tai jūsų domeno vardas gali būti nepriregistruotas ir jūs galite turėti šiek tiek problemų su tuo. Tai kai pridėsite savo kontaktinius duomenis čia, kaip matot, aš jau turiu pridėjęs savo kontaktinius duomenis, nes tai padariau anksčiau. Bet kai jūs pridėsite savo kontaktinius duomenis, būkite atidus, kai suvesite savo miestą, gatvę ir žiūrėkite, kad su visu tuo sutampa jūsų pašto kodas, nes kitaip, jeigu bus kažkokių nesklandumų, gali būti problemų su domenų registravimu. Gerai, galime spausti užbaikite registraciją. Gerai, jeigu paspausime tęsti, gerai, kaip matote, mums siūlo web hostingą. Bet mes nenaudosime hostingerio web hostingo, kad ir kiek daug laiko praleidau kartu su hostingeriu, kartu dirbau, bet gaila, aš pats net nenaudoju šito web hostingo. Neturiu problemų su domeno vardais, bet web hostingo pasirinkimui turiu visai kitą rekomendaciją. Ir žinoma, labai svarbu yra paminėti, jūs turėtumėt įsitikinti, jog esate aktyvavę automatinį atsinaujinimą jūsų domeno vardui. Nes jeigu jūs jį išjungsite, tai pavyzdžiui, nueikime į savo domenus ir čia, kaip matote, turime šviežiai užregistruotą domeno vardą, kurį ką tik nusipirkau, Kepu Biznį. Kol kas rodo, jog dar vyksta registracija, tai neturėtų trukti labai ilgai ir maks per kelias valandas viskas turėtų būti tvarkoje. Tai, kaip minėjau, būkite įsitikinę, jog esate įjungę automatinį atsinaujinimą. Kaip matot, aš turiu vieną domeno vardą, kurį esu išjungęs, nes aš jo nebeketinu naudoti. Ir visi kiti yra aktyvuoti su automatiniu atsinaujinimu. Tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs išjungsite tai ir jums rodys, kad jums vis dar liko galiojimo laiko jūsų domeno vardui, tai likus apie savaitę, nors ir jūs bandysite atnaujinti savo domeno vardą, jums nebeleis. Tiesiog hostingeris reikalaus išpirkos, man teko su to susidurti, tai iš karto įspėju, būkite įsitikinę, jog jūs esate aktyvavę automatinį atsinaujinimą. Tai šis dalykas greičiausiai yra vienas svarbiausių, ką norėjau akcentuoti. Šaunu, tai dabar jau kaip ir esame baigę darbą su savo domenu, mums beliko palaukti, kol registracija bus įvykdyta ir kai gausime žinutę, jog mūsų domenas yra aktyvus, mes galėsime pereiti prie web hostingo pasijungimo. Ir kaip matote, luktelėjus šiek tiek laiko ir perkrovus šį puslapį, mano domenas kepubizni.lt yra aktyvus, tai vadinasi nekilo jokių neaiškumų. Tai sekantis žingsnis bus mūsų sekantis pirkinys ir tai bus web hostingas. Tai web hostingas, kurį rekomenduoju naudoti, yra cloudways.com, tai web hostingas, kurį naudoju pats jau 5 metus ir aš jį rekomenduoju visiems. Tai einame į Cloudways, spauskime čia, Start Free. Pradėsime nemokamai ir jums turiu puikų pasiūlymą, 20% kuponą, kuris jums duos 20% nuolaidą pirmiem 3 mėnesiam jūsų web hostingui. Tai kuponas yra Gvidas ir žinoma, jeigu jūs sėkmingai aktyvuositės Cloudways, tai man nukris keletas eurų už jūsų atvedimą čia. Bet, aišku, aš nematau čia jokių problemų, nes tai yra web hostingas, kurį pats naudoju taip ar taip. Tai tiesiog yra smagu būti partneriu su jais. Tai čia, kaip matote, užpildykite visą reikiamą informaciją, vardas, pavardė, e-mailas ir panašiai. Ir vėlgi, jeigu kils kokių neaiškumų dėl anglų kalbos žinių kažkam, tai jeigu naudojate Google Chrome lietuvišką versiją, visada galite viską įsiversti į lietuvių kalbą. Kadangi aš čia jau turiu savo paskyrą, aš tiesiog prisijungsiu. Taigi, jums prisijungus į jūsų šviežiai sukurtą paskyrą, štai ką jūs turėtumėt matyti. Ir pirmiausia, ką mes čia padarysime, tai aktyvuosime savo paskyrą, paspausdami čia. Ir čia mums reikės pridėti savo telefono numerį. Tai tiesiog pridėkime savo telefono numerį. Gerai, pridėjus savo telefono numerį, galime spausti siųsti SMS žinutę ir tiesiog suveskite gautą kodą. Spauskime patvirtinti.
Šaunu, sėkmingai patvirtiname savo paskyrą ir štai ką mes matome čia, šiek tiek mūsų visa panelė pasikeitė, bet nieko tokio, tai yra naujausias dizainas šios panelės, tai tiesiog naudokime jį. Gerai, tai mums reikės čia susitvarkyti savo serverį, tai štai čia mes esame pasirinkę, tai viskas mums buvo parinkta iš tikrųjų automatiškai, kad mes norime įsirašyti WordPress'ą. Čia užvadinkite savo aplikaciją, tai siūlyčiau užvadinti taip pat kaip savo domeno vardą. Mano atveju bus kepubizni.lt. Čia duokite savo serveriui vardą, mano atveju tai bus tiesiog kepubizni be lt. Ir čia galite užvadinti savo projektą internetinę svetainę ar tiesiog kaip jūs norite. Tai yra būtent ką aš ir padarysiu, aš tiesiog viską užvadinsiu. Gerai, kaip matote, baigiau viską užvadinti ir dabar pasirinkime savo serverį. Taigi mes naudosime šitą DigitalOcean serverį ir pasirinkime savo serverio dydį. Tai yra tiesiog kiek mes norime turėti resursų savo serveryje. Tai šiuo atveju aš tiesiog pasirinksiu 1 gigabaitą, nes mūsų internetinė svetainė bus labai paprasta, tai tiesiog reprezentacinė internetinė svetainė ir tokio tipo svetainės tikrai nereikalauja daug resursų. Gerai, tai pasirinkome, kad tai bus mažiausio dydžio serveris, dabar pasirinkime serverio lokaciją. Tai lokacija reiškia, kur yra fiziškai padėtas mūsų serveris. Tai tiesiog viskas, ką tai reiškia. Kadangi mes esame Lietuvoje, mums būtų pats parankiausias variantas pasirinkti Frankfurtą, tiesiog tai bus arčiausiai mūsų lokacijos. Tiesiog serverio lokacija yra svarbi tuom, jog kuo arčiau fizinis serveris, tai yra visi jūsų internetinės svetainės failai, bus arčiau jūsų potencialių lankytojų, tuo greičiau jūsų internetinė svetainė krausis. Bet tai nėra didelis pranašumas, tai tiesiog yra mažas pranašumas, greičio pranašumas, reiškintis, kad jūsų svetainė krausis šiek tiek greičiau negu, sakykime, serveris, kuris būtų Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet kadangi esame tam pačiam žemyne, tai nėra didelio skirtumo, ar mes tiesiog pasirinksime serverį, kuris yra ganėtinai arti Lietuvos, ar tiesiog serverį, kuris yra Lietuvoje ir tai, aišku, nėra ganėtinai visiškai aišku, kokio tipo tai serveris, kokio tipo tai technologija, ar jis yra patikimas ir geras. Bet šis serveris, kurį naudosime, yra geras ir patikimas ir lokaciją pasirinkome Frankfurtą. Taigi, kaip matote, kaina bus apie $11 mėnesiui, tai bus apie 10 eurų, tai su nuolaidos kuponu bus pirmiem 3 mėnesiam apie 8 eurus, kažkas tokio. Ir aišku, ne visada jūs mokėsite tokią sumą, tai dažniausiai jūs mokėsite mažiau, nes tiesiog, kai yra šviežia internetinė svetainė, ji dažniausiai negauna daug lankytojų, ji neišnaudoja daug resursų. Gerai, tai kai pasirinkome viską, galime spausti paleisti savo serverį. Ir kaip matote, mūsų serveris yra paleidžiamas, jis yra kuriamas, tai neturėtų trukti ilgai, apie 7 minutės, tai šiek tiek palaukime laiko ir toliau kibsime prie kitų darbų. Ir kaip matote, luktelėjus šiek tiek laiko, mūsų serveris buvo sėkmingai paleistas ir sukurtas. Ir kaip matote, čia tiesiog turime savo serverį. Jeigu paspaustume čia, mes turime įvairius nustatymus šiam serveriui, bet čia mes nieko nekeisime, tai nenoriu jūsų komplikuoti su šita visa informacija, tai galime grįžti atgal į serverį. Ir žinoma, jeigu turite kažkokių neaiškumų, nesklandumų su anglų kalba, visada galite spausti dešinį pelės mygtuką ir viską įsiversti į lietuvių kalbą. Gerai, eikime į aplikacijas. Tai aplikacijose mes turime savo internetinę svetainę, kuri, kaip matote, yra sukurta WordPress'o ir mes turime savo domeno vardą. Bet tai nieko nereiškia, nes jeigu mes nueitume į šitą domeną kepubizni.lt, kaip matote, žinutė, kurią gauname, yra iš hostingerio ir tiesiog jinai reiškia, jog mes esame sėkmingai užregistravę savo domeną hostingeryje. Tai mes neturime prijungę šito domeno su savo čia esančią aplikaciją ir mes tai padarysime visai neužilgo. Gerai, galime viską čia išjungti. Ir jeigu kada ateityje nuspręsite pridėti dar vieną internetinę svetainę ar sukurti dar kitą internetinę svetainę, tai galėsite pridėti prie to pačio serverio. Jums nereikės mokėti dar papildomų ten 10 ar 11 dolerių kas mėnesį, tiesiog galėsite pridėti naują internetinę svetainę prie to pačio serverio. Bet kol kas mes pradedame su viena internetinė svetainė, tai nekvaršinkime savo galvos su šitu pasirinkimu pridėti kitą aplikaciją.
Gerai, tai sekantis žingsnis, kurį galėtume padaryti, tai galėtume pridėti savo mokėjimo metodą prie savo paskyros, nes, kaip matote, čia tiksi laikas, kiek mes galime naudotis nemokamai šitų serverių, nemokamai šitų web hostingų. Tai iš tikrųjų tikrai yra neblogas dalykas, kad mes galime 3 dienas naudotis visiškai nemokamai, susipažinti ir aišku, galime nuspręsti, ar tai yra web hostingas, kurį norime naudoti. Bet aš siūlau jį naudoti, nes aš pats jį ir naudoju. Tai tiesiog spauskime čia. Na ir čia jums reikės pridėti savo mokėjimo adresą ir kaip matote galite pridėti savo kortelės adresą, kurią vėliau priseksite ir galite mokėjimo adresą pridėti. Tai galiu pasakyti vieną tokį paprastą triuką, jog galite čia pridėti savo kortelės adresą, tai greičiausiai jis bus Lietuva. Ir čia mokėjimo adresą galite pasirinkti Ameriką ir, sakykime, Kaliforniją valstiją, miestą ir pridėti tai šitą pašto kodą čia. Jį tiesiog turėsite susirasti per Google ir tokiu atveju jūs sutaupytumėt šiek tiek pinigų, nes nereikėtų mokėti PVM, bet aišku, tai nebūtų gal viskas tvarkingai, tiesiog tai leisų sutaupyti keletą eurų kas mėnesį, bet gal tai nebūtų kaip ir pats geriausias variantas, nes tikriausiai jūs norite viską sekti ir žinoti savo išlaidas, tai greičiausiai tiesiog geresnis variantas būtų tiek čia suvesti savo lietuvišką adresą. Tai būtent yra, ką aš ir padarysiu. Gerai, viską užpildžiau sėkmingai ir aš tiesiog pasirinkau, jog mano kortelės ir mokėjimo adresas yra toks pat Lietuva ir aš tiesiog spausiu čia, tęsti mokėjimą. Ir štai čia viskas, ką jums reikės padaryti, tai yra pridėti savo kortelės duomenis ir autorizuoti mokėjimą ir galiausiai kas mėnesį viskas bus nuskaičiuojama automatiškai. Jeigu kils kokių neaiškumų ar klausimų, siūlyčiau prisijungti į mano Facebooko grupę Kepu Biznį ir ten galėsime padiskutuoti iškilusiais klausimais ir galėsiu jums tikrai pagelbėti, jeigu kas bus neaišku. Gerai, tai jeigu galiausiai nuspręsite naudoti šį web hostingą, jūs jau žinosite, kaip pridėti savo mokėjimo informaciją ir tiesiog iš čia galime tęsti savo internetinės svetainės kūrimą. Tai grįžkime į pagrindinį puslapį. Tai čia, kaip matote, turime vieną serverį, spauskime peržiūrėti serverius. Čia galime eiti į aplikaciją ir čia galime spausti ant Kepu Biznį aplikacijos. Jūsų atveju tai bus kita aplikacija, bet nieko tokio. Ir čia mes pridėsime savo domeno vardą. Tai pirmiausia, norime eiti čia. Čia spauskime pridėti domeną. Ir čia tiesiog įveskite domeno vardą, kurį jūs įsigijote hostingeryje ar kur nors kitur. Gerai, spauskime pridėti domeną. Ir dabar padarykime šitą domeną pagrindiniu. Tai spauskime čia ir spauskime padaryti pagrindiniu. Taip, spauskime šį mygtuką. Luktelkime šiek tiek laiko. Šaunu, mes sėkmingai padarėme savo domeno vardą pagrindiniu domeno vardu ir pridėjome jį prie savo Cloudways paskyros, bet tai nereiškia, jog galėsime nueiti į savo internetinę svetainę ir ją pasiekti naudojant savo domeną, nes mums dar liko padaryti kitą žingsnį. Taigi, eikime į hostingerį arba tiesiog ten, kur įsigijome savo domeno vardą, prisijungkime į savo paskyrą. Gerai, viską išversiu į lietuvių kalbą, kad viskas būtų aiškiau. Gerai, dabar susiraskime savo domeno vardą. Jūsų atveju jūs jį turėtumėt matyti čia, mano atveju aš turiu paspausti štai čia. Ir štai yra mūsų domeno vardas, kurį mes norime naudoti. Spauskime tvarkyti. Ir čia kairėje pusėje jūs turėtumėt matyti DNS nustatymai. Nežinau, kodėl išvertė į gaukite naują domeną, bet jūs turėtumėt matyti kažką susijusio su DNS nustatymais. Tai spauskime čia. Dabar, ką mes norime padaryti šitoje vietoje, mes norime ištrinti visus šitus įrašus, bet mes norime palikti pirmą ir paskutinį įrašą. Tai ištrinti įrašą spauskime čia, ištrinti. Ir taip ištrinkime vienas po kito įrašą, kad mums liktų tik tai pirmas ir paskutinis įrašas. Tai būtent tą ir padarysiu, ištrinsiu visus įrašus ir paliksiu pirmą ir paskutinį. Tai tiesiog jums turi likti įrašas šitas su CNAME, _v ir jūsų domeno vardas. Ir kitas paskutinis įrašas turi būti toks su A tipu, su ETA ir IP adresu. Tai jūs norite palikti tiek šitą,
tiek šitą, bet visus kitus ištrinti. Gerai, baigiau ištrinti visus įrašus, kurių nenaudosime ir kaip matote, man liko tik tai 2 įrašai, kurių man ir reikia. Tai sekantis žingsnis mums reikia susirasti savo IP adresą, kurį mes gavome iš Cloudways. Tai eikime atgal į savo Cloudways paskyrą ir iš čia galime eiti į pirmą punktą ir štai čia yra mūsų IP adresas, kurį mes norime nukopijuoti. Tai mes tiesiog galime spausti čia, taip nukopijuosime šitą adresą, dabar grįžkime į savo domeno registracijos paskyrą ir čia mes norime spausti redaguoti ties šitu A tipo įrašą. Gerai, tai štai čia mes norime ištrinti jau esantį įrašą ir tiesiog įklijuoti IP adresą, kurį mes ką tik nukopijavome. Gerai, spauskime atnaujinti. Gerai, pakeiskime TTL į 60. Ir spauskime atnaujinti. Gerai, dabar turėtume palaukti keletą minučių, kokias 3-2 minutės ir galime bandyti nueiti į savo internetinę svetainę, mano atveju tai bus kepubusiness.lt. Gerai, lukteliu šiek tiek laiko, galime eiti į savo internetinę svetainę ir kaip matote, dabar gauname visai kitą žinutę. Gauname žinutę, jog ryšys nėra privatus, nėra saugus. Gal jūsų atveju jūs to nematysite, bet aš matau tai dėl to, nes aš turiu gan aktyvę antivirusinę, tai man meta šitą žinutę. Ir žinoma, kad šią bėdą įspręsime, mums reikia įrašyti SSL sertifikatą į savo internetinę svetainę. Tai šiuo atveju mes kuo puikiausiai susitvarkime su užduotimi sujungti savo domeno vardą su web hostingu. Tai viskas veikia kuo puikiausiai, tiesiog mums reikia išspręsti problemą su SSL sertifikatu. Gerai, tai dabar mes iš tikrųjų galime uždaryti hostingerį, nes kurį laiką mes jo nebenaudosime. Ir dabar grįžkime į savo Cloudways paskyrą ir dabar eikime į šitą punktą SSL sertifikatas. Pasirinkime jį čia. Ir jeigu jūs nežinote, kas yra SSL sertifikatas, tai tiesiog čia, kaip matote, mums rodo pilką spynelę, tai reiškia, kad šita internetinė svetainė turi SSL sertifikatą ir jungtis tarp vartotojų ir internetinės svetainės yra saugi, užšifruota, užkoduota ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes jeigu jūs neturite SSL sertifikato savo internetiniai svetainiai, tai jūsų internetinė svetainė neatrodo patikimai ir tai gali kelti neaiškumų jūsų vartotojams. Tai turėti šitą SSL sertifikatą yra labai svarbu ir geriausias dalykas tas, kad mes jį gausime nemokamai. Tai viskas, ką mums reikia čia padaryti, čia galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, tiesiog savo elektroninio pašto adresą, kurį naudojate, sakykime, susikurti Cloudways paskyrą ar bet kokį kitą. Ir čia antrame langelyje įrašykime savo domeno vardą. Gerai, galime spausti įrašyti sertifikatą. Ir luktelkime šiek tiek laiko, kol viskas bus įrašyta. Šaunu, viskas buvo įrašyta sėkmingai ir kai baigsis mūsų SSL sertifikatas, jis bus atnaujintas automatiškai, tai mums nereikės grįžti čia ir tiesiog nieko daugiau nebereikės daryti, kas būtų susijęs su šitu sertifikatu. Gerai, dabar galime grįžti į savo internetinę svetainę ir pabandykime ją perkrauti. Ir kaip matote, viskas veikia kuo puikiausiai, mes nebegauname jokio pranešimo, jog mūsų internetinė svetainė neturi šio sertifikato. Ir vietoj to mes dabar gauname šitą pilką spynelę, kuri indikuoja, jog mūsų internetinė svetainė turi SSL sertifikatą ir viskas veikia kuo puikiausiai. Tai iš tikrųjų sveikinu, jūs turite aktyvę internetinę svetainę, jūs sėkmingai prijungite savo domeno vardą prie web hostingo ir nuo čia, žinoma, galėsime pradėti statyti savo internetinę svetainę, pradėti dėti savo informaciją ir viską keisti, bet iš tikrųjų dabar jau jūs galite prieiti savo internetinę svetainę naudojant jūsų domeno vardą. Tai iš tikrųjų sveikinu, tai yra puikus žingsnis, kai pradedančiam turėti internetiniai plotmėj savo internetinę svetainę. Tai yra labai šaunu. Gerai, tai nešvaistykime laiko ir prisijungkime į WordPresso paskyrą ir kad tai padarytume, mums reikia nueiti čia ant savo domeno vardo ir čia norite dėti pasvirą į brūkšnį ir rašyti _v p _admin ir spauskite Enter.
Ir čia dabar galėsime prisijungti prie savo WordPress paskyros, su kuria mes darysime visus nustatymus savo internetiniai svetainiai. Ir kad tai padarytume, mums reikia žinoti savo prisijungimo vardą ir slapyvardį. Ir kad šią informaciją gautume, grįžkime į Cloudways. Eikime į pirmą skiltį štai čia, prisijungimo detalės ir jūsų vardas bus tiesiog jūsų elektroninis paštas, jį galite žinoma nukopijuoti. Grįžkime į savo internetinę svetainę ir tiesiog įklijuokime savo elektroninį paštą ir einame į Cloudways dar kartelį ir čia yra mūsų slapyvardis. Tai mes jį norime nukopijuoti, einame į savo internetinę svetainę ir štai čia galime įklijuoti slaptažodį. Gerai, galime pasirinkti, kad mus prisimintų ir spauskime prisijungti. Gerai, aš spausiu išsaugoti ir čia išjungsiu šitą. Ir kaip matote, mes sėkmingai prisijungime į savo WordPress internetinę paskyrą. Tai tiesiog čia yra visa panelė WordPress'o, kurią mes galime naudoti, kad sukurtume savo internetinę svetainę be jokio programavimo ar kažko panašaus. Tai kaip matote, viskas kol kas yra anglų kalba, bet kadangi mes statome savo internetinę svetainę Lietuvos rinkai, tai mums būtų geriausia, kad viskas būtų lietuvių kalba. Ir vietoj to, kad naudotume vėl dešinį pelės mygtuką, kad išverstume viską į lietuvių kalbą, geriau nedarykime to šį kartą. Šį kartą mes norime eiti į nustatymus, pasirinkime šią skiltį čia ir štai čia pakeiskime internetinės svetainės kalbą. Iš viso sąrašo susiraskime lietuvių kalbą, sekundėlę, jinai turėtų būti kažkur čia, lietuvių kalba. Ir čia pasirinkime savo laiko zoną, tai šiuo atveju bus +3, jei neklystu. Ir žinoma, spauskime išsaugoti nustatymus. Ir štai čia mes turime kaip ir viską lietuvių kalba. Ir tai bus daug paprasčiau viską keisti ir tvarkyti, nes viskas bus lietuviškai. Tai šaunu, sveikinu, jūs kuo puikiausiai susistatėte savo internetinę svetainę. Aišku, viskas dar nėra baigta, mes dar tik tai įpusėjame, dar net neįpusėjame, bet jeigu jau iškilo jums kokių klausimų ar neaiškumų, kaip minėjau, raginu jūs prisijungti į mano Facebooko grupę Kepu Biznį ir ten galime išspręsti visas jūsų problemas. Gerai, tai šiuo metu mes prisijungę savo internetinę svetainę, pirmas žingsnis, ką padarysime, tai įrašysime temą. O temos WordPress yra atsakingos už visą dizainą jūsų internetinės svetainės ir po to įrašysime įskiepį. Įskiepiai WordPress yra atsakingi už įvairiausių naujų funkcionalumų pridėjimą į jūsų internetinę svetainę. Tai, pavyzdžiui, jūs įskiepių galite turėti kiek jums tik reikia, aišku, nesiūlyčiau piknaudžiauti su kiekiu įskiepių, bet jie prideda įvairias naujas funkcijas į jūsų internetinę svetainę. Sakykime, netgi yra toks įskiepis WooCommerce, kuris prideda jūsų internetiniai svetainiai funkciją, elektroninės prekybos funkciją. Tai praktiškai jūsų internetinė svetainė paverčia į elektroninę parduotuvę. Yra ir įvairiausių kitokių įskiepių, kurie atsakingi už įvairius kitus funkcionalumus, kaip įvairios formos, optimizacijos įskiepiai ir panašiai, jų yra begalė. Tai jūs galite jų turėti aktyvių, kiek jums reikia. Čia jūs pamatysite visus įskiepius, jeigu aš paspausiu čia, kaip matote, aš jau turiu keletą įskiepių įrašytų. Ir žinoma, kaip matote, jie yra anglų kalba, nes jie tiesiog yra įskiepiai atskiri dalykai nuo WordPress'o, nuo mūsų lietuviškos versijos. Tai šiti yra anglų kalba ir kaip matote, mes turime 2 aktyvius įskiepius. Šitas yra nuo boto apsaugos, šiek tiek suteikia mums papildomos apsaugos mūsų internetiniai svetainiai, o šitas įskiepis irgi buvo įrašytas automatiškai, kaip ir šitas, tam, kad šiek tiek pagreitintų mūsų internetinį svetainę, tai mes palikime tuos 2 įskiepius, nieko nekeiskime, o čia tiesiog galime ištrinti šitą įskiepį, nes mes jo nenaudojam, jis netgi nėra aktyvus ir galima ištrinti šitą įskiepį. Ir jeigu eitume į išvaizdą, kaip matot, čia turime temas. Tai šiuo atveju ši tema yra išjungta, kaip ir ši tema, kaip ir ši, o ši tema yra aktyvi.
Tai vienu kartu jūs galite turėti tik tai vieną aktyvią temą ir mes neužilgai rašysime vieną temą, kuri leis mums lengvai keisti išvaizdą mūsų internetinės svetainės ir tikrai mes galėsim sukurti ganėtinai išvaizdžią internetinę svetainę, neišleisdami nekiek, pirkdami įvairias premium temas ar kažką panašaus. Gerai, dabar galime iš tikrųjų išjungti Cloudways, nes mes kurį laiko to tikrai nenaudosime ir čia pridėkime naują temą. Ir tema, kurią mes norime pridėti, yra Astra tema. Tai ši tema yra, kurią mes norime įrašyti. Jeigu jūs jos nematote, naudokite paiešką ir rašykite Astra. Na ir tiesiog galime spausti įdiegti ir spauskime įjungti. Taip aktyvuosime šią temą ir ši tema bus aktyvi. Gerai, dabar galime iš tikrųjų nueiti ir pažiūrėti, kaip mūsų svetainė atrodo. Gerai, jinai pasikeitė, bet tikrai jinai neatrodo nekiek geriau, bet iš tikrųjų, kaip matote, ji yra tikrai nebe tokia, kokia buvo prieš tai. Tai gerai, grįžkime į savo skydelį, eikime čia, pasirinkime pagrindinį puslapį. Ir čia, kaip matote, turime nustatymus savo Astra temai. Žinoma, viskas yra anglų kalba, nes tiesiog tai yra nustatymai šios temos ir jie lieka anglų kalba, nes jau tokia ši tema atvažiavo, jeigu mes norime turėti viską lietuviškai, mums reikėtų viską atskirai įsiversti, bet iš tikrųjų atvirai sakant, čia mes tikrai nepraleisime daug laiko, tiesiog mes įsirašysime keletą dalykų ir tiesiog nebegrįšime čia. Tai ką mes galėtume padaryti, tai įsirašyti įskiepį, kuris pridės naują funkcionalumą ir tas įskiepis vadinasi Starter Templates. Su šitu įskiepiu mes galėsime įsirašyti jau kaip ir sukurtą šabloną internetinės svetainės ir viskas, ką mums reikės padaryti, tai tiesiog pakeisti esamą informaciją su savo nuotraukomis ir panašiai ir tai leis mums daug greičiau sukurti savo internetinę svetainę. Gerai, tai čia mums leidžia pasirinkti, kokį puslapių statymo įrankį mes norime naudoti, o statymo įrankis tai tiesiog įskiepis. Tai siūlyčiau naudoti Elementorių, jis labai yra populiarus ir tikrai yra lengva su juo dirbti ir aš parodysiu, kaip su juo reikia viską dirbti, kaip kurti puslapius ir panašiai. Tai spauskime Elementorius. Kai paspaudėme mes čia, mums šitas Starter Templates įskiepis, jis pats įrašys dar papildomų įskiepių, tai papildomas įskiepis, kurį įrašys, bus būtent Elementorius puslapių statymo įskiepis. Gerai, ir kaip matote, čia turime įvairiausių šablonų, kuriuos galima naudoti, kad pasistatyti savo internetinę svetainę. Ir iš tikrųjų nėra svarbu, kokį jūs šabloną pasirinksite, nes visas redagavimo procesas bus identiškas. Tiesiog jūs turėsite gal kitokias skiltis, gal šiek tiek kitokią informaciją, spalvas, tekstus, išdėstymą, bet visas redagavimas bus toks pat, nes mes naudosime tos pačius įrankius. Tai redaguoti puslapį mes naudosim Elementorių, kuris yra puslapių statymo įskiepis. Ir kaip matot, visi šiti puslapiai, visi šiti šablonai buvo sukurti naudojant Elementorių ir būtent jį reikės naudoti, kad redaguoti informaciją. Tai jūsų atveju reikėtų jums rinktis, kas yra nemokama, čia yra mokami įvairūs šablonai, tik su premium versija, o visi kiti yra nemokami. Aišku, galite naudotis įvairius nustatymus, kur galėtumėt matyti tik tai premium arba visus šablonus. Ir čia galite naudoti paieškos langelį, susirasti tokį šabloną, kokį jums reikėtų, bet paiešką reikėtų daryti anglų kalba. Tai pavyzdžiui, jeigu aš statau internetinę svetainę masažisto paslaugoms siūlyti, tai aš galiu įvesti masaž. Ir kaip matote, man duoda įvairiausių pasirinkimų. Aišku, čia nelabai matau, kas būtų su masažu susiję, bet jūs galite panagrinėti, paieškoti, kokį norite šabloną naudoti. Bet šiuo atveju aš planuoju naudoti šitą šabloną ir iš tikrųjų nepaisant to, kokį jūs šabloną pasirinktumėt, kaip sakiau, visas redagavimo procesas bus toks pat. Ir jeigu jūs pasirinksite irgi tą patį šabloną, kurį aš naudosiu, jums tiesiog bus paprasčiau viską sekti ir suprasti. Ir, kaip sakiau, nepaisant kokio tipo jūsų veikla, verslas ar dar kažkas, vis vien jūs galėsite lengvai pritaikyti šitą šabloną savo reikmėm. Tai pasirinkime šitą šabloną štai čia. Čia galime nepridėti logotipo kol kas, galime praleisti šitą skiltį. Ir čia siūlyčiau pasirinkti spalvas, kokias norite naudoti, tai tiesiog supaprastins visą darbą.
kokia paletė jums labiau patinka, bet žinoma, mes galėsime viską pakeisti kiek vėliau. Bet jeigu jūs randat, kas jums patinka, galite pasirinkti čia viską iš karto ir čia galite pasirinkti savo teksto stilių. Tai kaip matot, toks ar šitoks. Tai visiškai yra jums spręsti, kokį norite tekstą naudoti. Aš tiesiog pasirinksiu šitą ir manau, tai bus puiku. Ne, tiesiog šitą pasirinksiu ir spausiu pirmyn. Čia iš tikro mums net nereikia įvesti jokios informacijos. Galime spausti štai čia. Ir tiesiog luktelkime truputį laiko, kol viskas bus įrašyta ir parengta. Ir nuo čia pradėsime viską redaguoti. Šaunu, viskas įrašyta sėkmingai ir galime peržiūrėti savo internetinę svetainę. Gerai, ir kaip matote, štai taip atrodo mūsų internetinė svetainė. Dabar galime šitą langą uždaryti. Ir štai čia turime tikrai profesionaliai atrodančią internetinę svetainę. Žinoma, visa informacija čia yra mums niekam tikusi, bet mes viską pakeisime, kas yra čia. Pridėsime savo informaciją, savo puslapius ir panašiai. Bet iš tikrųjų, kaip matote, viskas tikrai atrodo neblogai. Ir kaip pamenate, pačioje pradžioje gal pradėjote nieko nežinodami. Ir čia jau turime sujungtą domeno vardą su savo web hostingu ir jau turime gan paruoštą neblogai atrodančią internetinę svetainę, kurią mums belieka redaguoti. Gerai, tai viskas atrodo štai taip ir sakyčiau, pirmas žingsnis, ką mums reikėtų padaryti, tai įsitikinkime, kad turime visus reikiamus puslapius, nes dabar šiuo atveju, kaip matote, mes turime angliškas versijas ir tai nėra kažkas, ką mes norėtume naudoti. Tai eikime į savo skydelį štai čia, eikime į puslapiai, pasirinkime visi puslapiai ir kaip matote, čia turime sukurtus puslapius, kuriuos mes iš tikrųjų galėsime redaguoti, ištrinti ar padaryti dar kažką. Bet iš tikrųjų vietoj to, kad juos ištrinti, mes galime pervadinti juos. Štai čia mes turime about. Tai vietoj to, kad būtų about, mes vis vien turėsime puslapį apie mus, tai galime spausti greitasis redagavimas. Ir pakeiskime pavadinimą ir nuorodą į apie mus. Tai būtent yra tai, ką aš padarysiu. Tiek čia įvesiu apie mus. Gerai, galime spausti atnaujinti. Ir dabar, jeigu aš spausčiau peržiūrėti, pasispaudęs dešinį pelėsių mygtuką, aš noriu atidaryti viską naujame skirtuke. Ir noriu pažiūrėti, kaip atrodo šitas puslapis. Gerai, kaip matote, viskas yra apie mus. Čia nuoroda irgi atsispindi į tai, ką mes pakeitėm. Tai yra apie mus. Ir jeigu mes čia paspaustume ant savo meniu elemento, mes einame į apie mus puslapį. Aišku, čia informacija yra anglų kalba, mes vėliau ją pakeisime, bet dabar susitvarkykime su visais puslapiais. Gerai, galime šitą išjungti puslapį. Contact. Pakeiskime į kontaktai. Spauskime atnaujinti. Home. Tai padarysime pagrindinis. Šitą. Greitas redagavimas. Ir vietoj home įveskime pagrindinis. Spauskime atnaujinti. Gerai. Tai turime 3 puslapius jau pakeista kalba. Privatumo politiką dar neliesime šitos temos šitoje pamokėlėje. Gal kiek vėliau padarysiu atskirą įrašą, kur pakalbėsime apie privatumo politiką ir išaukstančius slapukų priėmimus ir panašiai, bet kol kas nelieskime šitos temos. Šitas puslapis buvo sukurtas kaip tiesiog pavyzdinis puslapis, jo mums nereikia, galime spausti į šiukšlinę. Ir services čia mes pakeisime į paslaugos. Tai vėl, greitas redagavimas ir vedame paslaugos. Gerai, spauskime atnaujinti. Ir dabar galime eiti į savo pagrindinį puslapį, peržiūrėti tinklapį. Ir kaip matote, mūsų visi puslapiai dabar yra lietuvių kalba. Žinoma, visa informacija šiuose puslapiuose vis dar anglų kalba, bet nieko tokio, visai neužilgo visą tai pakeisime. Bet jeigu aš nueičiau į šitą puslapį apie mus, kaip matote, jis yra sulietuvintas, žinoma, vėl pasikartosiu, informacija dar nėra pakeista čia, bet visas mūsų darytas redagavimas, kaip matote, atsispindi netgi nuorodose. Štai čia matot apie mus, tai visa tai yra lietuviškai. Jeigu jūs matote kažkiek kitokią nuorodą, tai visgi siūlyčiau jums padaryti tam tikrus nustatymus. Jeigu čia jūs nematote tokios gražios nuorodos, sakykime, čia mūsų domenas kepubusiness.lt, pasvirasis brūkšnys apie mus,
Gali būti, kad jūs matote kažkiek kitokią nuorodą, kartais tai pasitaiko, bet tai nėra geras dalykas SEO, kas yra paieškos sistemų optimizavimui. Tokio tipo nuoroda, kurią dabar turime, jinai yra labai draugiška, bet jeigu jūs turite kažką kitokio, sakykime, turite į tarpą kažkokį tai anglišką žodį, tai reikėtų pakeisti. O norint tai pakeisti, reikėtų eiti čia į skydelį, bet žinoma, jeigu jūs matote tą patį, ką ir aš čia matau, tiesiog palikit taip, kaip yra, bet jeigu jūs matote kažkokį tai anglišką žodį viduryje ar gale, tai reikėtų visą tai pakeisti. Ir, kaip sakiau, einam į skydelį ir, aišku, šitoje pamokėlėje neįdėsiu viso supažinimo su šiuo skydeliu, nes tai užtruktų šiek tiek laiko, tai tam aš įkelsiu visai kitą pamokėlę. Greičiausiai ši pamokėlė turėtų būti jau mano kanale, o jeigu jos dar nėra, tai siūlyčiau prenumeruoti mano kanalą. Gerai, tai tas nustatymas, kurį mums reikės padaryti, tai jis bus čia, į nuostatos. Pasirinkime nuorodų struktūrą. Ir čia tiesiog įsitikinkite, kad jūs esate pasirinkę šitą struktūrą, nes šita struktūra yra draugiškiausia paieškos sistemų optimizacijai. Kai pasirinkote šią struktūrą, jeigu jinai buvo jau parinkta, jums nieko nereikėjo keisti, bet jeigu nebuvo parinkta, pasirinkite ir spauskite išsaugoti pakeitimus. Ir žinoma, kol esam čia, galėtume padaryti vieną labai svarbų nustatymą, ką prieš tai pamiršome. Tai čia mums reikėtų duoti savo tinklapį pavadinimą, tai aš tiesiog paliksiu kepu biznį, nutrinsiu .lt ir tinklapio apibūdinimas. Tai kadangi aš kuriu tinklapį masažisto paslaugom, tai aš įrašysiu kažkas tokio gydomasis masažas, atpalaiduojantis masažas ar kažkas tokio. Tiesiog trumpą apibūdinimą savo svetainiai. Gerai, kai pridėjote savo tinklapio pavadinimą ir trumpą apibūdinimą, dabar galime eiti į apačią ir spauskime išsaugoti pakeitimus. Tai žodžiu, trumpai tariant, kiekvieną kartą, kai jūs darysite kažkokius pakeitimus čia su nustatymais, niekada nepamirškite pačioje paspausti išsaugoti pakeitimus. Tvarkoj. Tai dabar sekantis dalykas, kurį galėtume padaryti, tai įsirašyti tokį įskiepį, kuris mums padės išversti kitus įskiepius ar netgi temas į lietuvių kalbą. Žinoma, jeigu jūs neturite jokių problemų su anglų kalba, tai manyčiau, gal jums netgi nereikia sekti šitos vietos, bet jeigu jūs norėtumėt viską turėti gan lietuviškai, kad būtų viskas lengviau suprantama, tai galite sekti šiuos žingsnius, kur aš parodysiu, kaip įsiversti įskiepius ir temas. Tai gerai, tai mums reikės įsirašyti įskiepį, tai eikime čia ir pasirinkime įdiegti įskiepį. Oi, atsiprašau, aš pasirinkau įdiegti įskiepį. Tai spauskime čia Add New Plugin. Iš tikrųjų, čia turėjo būti visą tai išversta, nežinau, kodėl neišsivertė į lietuvių kalbą. Kartais tam tikri tekstai jūs stringa, bet nemanau, ar tai sukels jums problemų. Gerai, tai einame į paiešką čia ir jūs norite įrašyti paieškoje loko su C raide. Va šitaip. Ir dabar įsirašysime šitą įskiepį, spauskime įdiegti, spauskime įjungti. Gerai, tvarkoj, tai įsirašėme šitą įskiepį ir dar mums reikės papildomo įskiepio, jūs jau jį matėte, tai eikime vėlgi čia pridėti naują įskiepį ir paieškoje vėl rašome loko su C raide. Tai dabar norime įsirašyti va šitą įskiepį, tai spauskime įdiegti dabar. Ir spauskime įjungti. Gerai, tvarkoj. Tai dabar galime įsiversti savo įskiepį, kuris yra Elementorius. Jį mes naudosime tam, kad sukurtume savo puslapius. Iš tikro redaguotume jau esančius puslapius, bet manau, turėti šitą įskiepį, lietuvių kalba, va šitą įskiepį, tikrai nepamaišys. Gerai, tai dabar einame į Loco Translate ir pasirinkime plugins, kas yra įskiepiai. Gerai, tai dabar susiraskime savo Elementoriaus įskiepį, kuris yra štai čia, pasirinkime jį. Spauskime čia nauja kalba. Čia pasirinkime, kad sukurtume šabloną šiai kalbai. Gerai, spauskime sukurti šabloną. Gerai, tvarkoju, tai sukūrėm šabloną savo įskiepiui ir dabar galime sukurti naują kalbą, tai tiesiog išversti šitą įskiepį į lietuvių kalbą. Gerai. Renkame čia nauja kalba ir štai čia pasirinkime, kad norime turėti lietuvių kalbą, tai pasirinkime Lithuanian ir čia pasirinkime, jog mes norime naudoti pirmą variantą. Gerai, spauskime pradėti vertimą,
Atsiprašau. Ir čia pasirinkime automatinį vertimą. Spauskime šį mygtuką ir tiesiog paspaudę čia mes viską pradėsime versti į lietuvių kalbą. Tai tiesiog palaukime, kol viskas bus išversta į lietuvių kalbą, tai neturėtų trukti labai ilgai, gal keletą minučių. Gerai, viskas įsivertė sėkmingai, dabar galime spausti šį mygtuką čia. Pasirinkime pirmą variantą ir užbaikime visą vertimą. Gerai, dabar galime įsaugoti viską. Ir žinoma, sekantis dalykas galėtume įsiversti savo temą. Tai tema, kurią naudojame, yra Astra tema, bet iš tikrųjų kol kas to nedarykime, žiūrėsime pagal poreikį, nes kai pradėsime dirbti su šita tema, mums tiesiog reikės padaryti keletą pakeitimų ir aš manau, jeigu mes turėsime anglišką variantą, tai neturėtų kelti kažkokių tai nesklandumų, bet žinoma, žiūrėsime pagal poreikį. Gerai, dabar kai viską išsivertime, dabar galime eiti į savo pagrindinį puslapį. Peržiūrėsime savo svetainę. Gerai, šaunu. Dabar kaip matote, štai čia mums duoda pasirinkimą redaguoti viską su Elementorium ir viskas yra kaip ir lietuvių kalba. Tai kai pradėsime viską redaguoti su Elementorium, mes keisime čia esančią informaciją. Gerai, galime spausti tiesiog čia. Ir štai, ką jūs turėtumėt matyti. Jeigu jums išmetė tai kažkokį langelį ar dar kažką, ar siūlė pereiti ir peržiūrėti instrukcijas, tai galite išjungti tos visus langelius ir tiesiog turėkite va tokį langą kaip aš čia ir pasistengsiu jums labai greitai paaiškinti, kaip veikia Elementorius ir kaip naudojant šitą puslapių statymo įskiepį jūs kuriate puslapius. Tai kaip matote, kairėje pusėje mes turime įvairiausius elementus. Tai pradžiai mes turime konteinerius, tai realiai naudojant konteinerius mes sukuriame įvairius konteinerius, pridedame įvairias sekcijas į savo puslapį. Tai dabar tiesiog kalbėkime apie čia esančius elementus, tai čia turime, kaip sakiau, konteinerius naudosime elementų išdėstymui. Tai čia turime įvairius elementus, šie elementai yra nemokami, kiti čia elementai yra mokami, bet mums tiesiog nereikės naudoti nieko mokamo, nes visiškai pilnai apsisuksime ir su nemokamais elementais. Ir aišku, jų yra tikrai nemažai, tai tikrai jų mums pakaks. Gerai, tai čia mes turime visus elementus. Kad pridėtume elementą į konteinerį, mes tiesiog, sakykime, paėmėm antraštės elementą, paspaudžiam ant jo ir mes jį tempiame štai čia, ar į viršų, ar į apačią, ar kur mums tik bereikėtų. Ir jeigu mes jį numesime, tai tiesiog paprastai jis čia ir atsidurs. Tai čia, kaip matot, tas visas elementas yra pažymėtas šitokia rožinė, violetinė spalva. Ir jeigu man nereikia šito elemento, aš galiu tiesiog spausti dešinį pelės mygtuką. Ir kaip matote, va čia galiu daryti įvairius pasirinkimus. Žinoma, ne viskas, kaip matote, įsivertė į lietuvių kalbą, bet didžioji dalis pasirinkimų yra lietuvių kalba ir tai, manau, pakaks ir neturėtų kelti kažkokių tai neaiškumų. Tai jeigu jums nereikia, sakykime, kažkokio tai elemento, spaudžiate ištrinti. Taip ir ištrinsite elementus. Tai pakalbėkime dabar apie sekcijas, konteinerius. Tai čia mes turime visą konteinerį. Ir čia, kaip matot, dešiniai pusėje mes turime visą navigaciją šiem konteineriam. Tai kaip matote, čia mes turime 1, 2, 3, 4, 5 konteinerius. Tai jeigu mes viską nueitume ir pažiūrėtume, kaip atrodo, tai čia matytume vėlgi viskas apibraukta ta tokia siaura linija, kuri nusako, jog čia yra visas konteineris ir jeigu mes paspaustume čia, mes ištrintume šitą konteinerį. Tai jeigu spaustume čia ištrinti, mes ištrintume visą konteinerį su šita nuotrauka, su šitom keliom antraštėm, tekstu ir mygtuku. Tai jeigu aš eičiau į apačią, mes turime kitą konteinerį. Kaip matot, čia irgi tas konteineris yra pažymėtas tą pačią spalvą ir čia turime mūsų paslaugos, šiek tiek nuotraukų, teksto ir panašiai. Tai čia yra kitas konteineris. Čia yra dar kitas konteineris. Čia yra dar vienas konteineris ir kaip matot, tas konteineris yra padalintas į dvi dalis. Vienoje pusėje turime nuotrauką įdėtą, kitoje pusėje turime antraštę, tekstą, mygtuką ir panašiai. Ir čia turime dar kitą konteinerį. Ir jeigu aš nueičiau čia, kaip matot, čia yra paskutinis konteineris. Tai jeigu čia yra paskutinis konteineris, jeigu aš paspaušiu paslėpti, jis pradingsta. Aišku, aš jo neištryniau, aš jį tiesiog paslėpiau.
Tai va taip veikia konteineriai. Žodžiu, pirmiausiai, jeigu pradedate nuo nulio, nuo visiškai tuščio puslapio, tai jūs turėsite, žinoma, tuščią puslapį ir jį pradėsite kurti konteineriais. Tai pradėsite nuo išdėstymo. Tai sakykime, turite tuščią puslapį. Prisidėsite konteinerį, kurį galite sekundėlę geriausiai įdėti į apačią, bet čia tiesiog kažko mums nerodo. Tai galime tiesiog spausti, sakykime, virš šito konteinerio pridėti konteinerį. Taip sukursime naują konteinerį virš šito konteinerio. Jeigu norėtume sukurti naują konteinerį, sakykime, po šitų konteinerių, tai galim spausti čia. Tiesiog įdėsime į tarpą konteinerį. Tai kaip matote, aš sukūriau naują konteinerį ir jeigu jūs turėtumėte, sakau, tuščią puslapį, be jokių elementų, be nieko, viską pradėtume daryti su konteineriais. Tai sakykime, čia yra pirmasis konteineris ir jį, ką galėtumėte įdėti? Jį galėtumėte įdėti panašią informaciją kaip čia. Tai čia mes turime vieną stulpelį, kaip matote, ir čia turime tekstą ir mygtuką. Tai jeigu pasirinktume štai čia, mes galėsime pasirinkti išdėstymą. Tai ar norime turėti keletą stulpelių, ar norime padalinti į tam tikrą išdėstymą ar dar kažką, ar norime pasimti paprastą išdėstymą. Gerai, dabar turime paprastą konteinerį. Tai dabar mums į tą konteinerį, sakykime, reikėtų pridėti elementus. Žinoma, aš jums čia tiesiog rodau, kaip viskas veikia, aš jūs noriu supažindinti ir va čia paspaudus mes prieisime į visus elementus. Čia yra visi elementai. Tai sakykime, dabar galiu įdėti antraštę. Ir kaip matot čia, kiekvienas elementas atskirai turi įvairius nustatymus. Galiu padaryti, kad jinai bus centre. Galiu pasirinkti įvairius stilių nustatymus, galiu pakeisti spalvą šito teksto ir panašiai. Bet mes čia to nedarysime, nes mano tikslas šitoje visoje pamokėlėje jums parodyti viską kuo greičiau ir paprasčiau, kad jums nereikėtų gaišti jūsų laiko, bandant viską išmokti ir išsiaiškinti. Manau, ateityje ar netgi greitų metų įdėsiu kitą pamokėlę, kuri bus centralizuota grinai kalbant apie elementorių ir tai bus tokia labiau pažintinė pamokėlė, bet kadangi mes čia dabar darome internetinę svetainę nuo nulio, tai sakau, mano tikslas yra jums parodyti viską kuo greičiau ir kuo paprasčiau, kad jūs tiesiog negalvotumėte, kad viskas yra labai sudėtinga. Gerai, tai daugmaž dabar suprantate, kaip viskas veikia. Jeigu jūs norite įdėti informaciją, jums pirmą reikia kažkokį konteinerį turėti ir į tą konteinerį tiesiog tampate ir dedate įvairius elementus ir po to pasispaudę ant, sakykime, šito elemento, jūs galite daryti įvairius nustatymus. Tai tiesiog viskas taip veikia. Tai čia, kaip matote, yra mano šviežiai sukurtas konteineris. Jeigu aš jį pradanginčiau, kaip matote, jis dingsta. Jeigu aš paspaučiau dešinį pelės mygtuką, aš galiu ištrinti šitą visą konteinerį. Tai tą ir padarysiu, spausiu delete. Gerai. Ir čia navigatoriuje, kaip matote, mes galime viską praskleisti ir matyti, kokius elementus šitas konteineris turi. Tai šitas konteineris čia turi savy kitą konteinerį, kuris yra čia. Ir šis konteineris turi antraštė, tai čia viena antraštė, čia kita, čia tekstas ir mygtukas. Tai tiesiog viskas yra sudėta taip, o konteineris į konteinerį yra įdėtas čia dėl to, kad būtų daug paprasčiau nustatinėti pozicijas ir panašiai. Gerai, tai mūsų tikslas dabar yra išsiaiškinti, kokius mes konteinerius norim turėti. Tai tam, kad išsiaiškintume viską iki galo, aš tiesiog įsijungsiu tą patį Google dokumentą, kurį turėjau pačioje pradžioje šios pamokėlės ir naudojant tą dokumentą su ta informacija, aš pradėsiu viską keisti štai čia. Kaip matote, aš įsijungiau tą patį dokumentą su ta pačia informacija ir štai čia yra mano pagrindinis puslapis. Tai iš tikrųjų aš viską ir esu pasidalinęs į konteinerius ar sekcijas. Sakykime, tai čia būtų mano pirmasis konteineris, čia aš netgi esu aprašymą jam davęs, tai čia yra informacija, kurią aš norėčiau turėti pirmajam konteineriui. Čia yra antrasis konteineris. Čia yra trečiasis konteineris su informacija ir čia bus paskutinis konteineris. Kiti konteineriai yra pasirinktinai ir jeigu jūs norėsit, jūs galėsite juos patys susikurti. Aš dabar, manau, negaišiu jūsų laiko ir vietoj to, kad viską dar ilgintume šitą pamoką, tai aš tiesiog padarysiu kitą įrašą su kita pamokėlė, kaip galime keisti puslapius ar kurti ganėtinai didesnius puslapius naudojant elementorių. Tai kaip matote, čia aš turiu 1, 2, čia apibrauksiu 2, 3, 4 konteinerius. Tai man reikia turėti 4 konteinerius šitam namų puslapiui. Čia kol kas turiu 1, 2, 3, 4, 5. Tai man 5 nereikia.
Konteineris, kurio man nereikia, tai bus šitas, nes jis visiškai neįsipaišo informaciją, kurią aš noriu parodyti. Čia yra tiesiog žmogaus atsiliepimas ir kadangi aš dar negavau jokių klientų paslaugom, kuriuom aš siūlau, esu sąžiningas žmogus, tai nepaliksiu netikro atsiliepimo, žinoma, jei norit, jūs galite tai daryti ir tiesiog, kad ištrinčiau šitą konteinerį, galiu spausti čia ir jis, kaip matote, pradingo. Gerai, tai sekantis dalykas, kurį pradėsime daryti, tai pradėsime keisti informaciją šičia pirmame konteinerį. Tai visų pirma, ką aš siūlyčiau pakeisti, tai nuotrauka, kuri yra uždėta ant viso šito konteinerio, tai kad darytume nustatymus tam pačiam didžiausiam konteineriui, galim tiesiog pasispausti čia ir kaip matote, čia iššoksta mums 3 pasirinkimai – išdėstymas, stilius ir išplėstinė. Arba galime tiesiog spausti čia ir gausime tą patį. Tai, kad pakeistume nuotrauką, mums reikia eiti stilių. Tai čia turime nuotrauką. Na ir aš tiesiog įkelsiu nuotraukas, kurias aš noriu naudoti. Jeigu jūs nežinote, kur galite gauti nemokamų profesionalių nuotraukų, tai vėlgi siūlyčiau pažiūrėti mano kanale, aš turėčiau jau turėti įrašą, kur parodau geriausias vietas, kur aš pats gaunu nemokamas nuotraukas, profesionales nuotraukas, vien tam, kad nereikėtų kažkur vaikščioti po Google ir ieškoti nuotraukų ir kas jas siųstis būtų visiškai negerai jūsų internetiniai svetainiai, nes Google nemėgsta tokių dalykų. Geriausia yra naudoti nuotraukos, kurios yra laisvai prieinamos ir jos yra be jokių ten plagijavimų nustatymų, kad tiesiog jums nekiltų kažkokių tai problemų, jog naudojate kažkieno tai nuotrauką. Gerai, tai aš jau esu nuotraukas pasirengęs, kurias aš noriu naudoti ir aš tiesiog paspausiu čia ir eisiu į savo desktopą. Ir pasirinksiu čia esamas nuotraukas ir aš tiesiog pasirinksiu vienu ypu visas nuotraukas, kurias aš taip ar taip naudosiu šitoje svetainėje. Gerai, luktelkime, kol viskas bus įkelta. Tai nuotrauka, kurią aš naudosiu šitam konteineriui, bus šita nuotrauka, pasirinksiu šią ir spausiu pasirinkti. Gerai, kaip matote, štai taip viskas atrodo. Gal jinai neatrodo labai gerai, nes jinai yra kiek didoka. Mes iš tikrųjų galime pakeisti jos poziciją. Tai jeigu mes nueitume į poziciją štai čia ir pasirinktume šitą paskutinį pasirinkimą, kuris dėl kažkokių priežasčių nebuvo išverstas į lietuvių kalbą, mes galėsime pakeisti poziciją. Štai čia. Tai jeigu, sakykime, aš norėčiau viską šiek tiek į viršų pakelti, manau, tai atrodys kiek geriau. Ir aišku, galime dar uždėti ir fono perdangą. Tai fono perdanga mums tiesiog uždėtų tam tikrą spalvą, kurią mes galime keisti. Tai dabar yra uždėta juoda spalva, kaip matote, ir aš galiu keisti skaidrumą, tamsinti, šviesinti. Tai aš manau pasirinksiu tokį ryškumą ir tai turėtų būti gerai. Gerai, jeigu aš nueičiau štai čia, į išplėstinius nustatymus, kaip matote, aš galiu daryti nustatymus šiam visam konteineriui. Kol kas aš manau nieko čia nekeisiu ir negaišiu jūsų laiko. Gerai, tai dabar pradėsime dirbti su tekstu štai čia. Tai grįžkime į mano dokumentą ir štai čia turiu savo tekstą, palepinkite save. Tai aš tiesiog pirmiausia nukopijuosiu šitą tekstą štai čia, o palepinkite save tiesiog įvesiu klaviatūrą. Tai grįžkime į savo pagrindinį puslapį, pasirinksiu štai čia pirmąjį, sekundėlę, kažkodėl man nesuveikė, pirmąją antraštę. Tai aš tiesiog galiu pasirinkti ją čia. Ir štai čia, šitam lange, aš tiesiog įvesiu, palepinkite. Čia galiu pasirinkti antrą antraštę, arba tiesiog galiu čia paspausti ir čia įvesiu save. Gerai, štai taip viskas atrodys. Dabar pasirinksiu teksto redaktorių, kuris yra štai čia, ir šitam lange aš tiesiog įklijuosiu tekstą, kurį prieš tai nukopijau. Tai spausiu įklijuoti. Kaip matot, tekstas gal neatrodo labai gražiai, tai aš tiesiog štai čia padarysiu viską iš naujos eilutės ir manau, tai atrodys kiek geriau. Šaunu, tai viskas čia atrodo labai gerai ir sekantis dalykas dabar galėtume pridėti mygtuką. Štai čia. Tai pasispausiu ant šito mygtuko ir ką aš ten esu įsirašęs? Kontaktai. Tai taip ir parašysiu štai čia. Tipas. Ne tipas. Tekstas. Štai čia. Kontaktai. Tai nepaisant to, jog aš parašiau tekstą kontaktai, tai nereiškia, kad žmogus paspaudęs ant šito mygtuko būtent nueis į kontaktus, nes mums reikia pridėti nuorodą. Tai pridėti nuorodą aš tiesiog nueisiu į svetainę naujame skirtuke, Kepu Biznį,
Ir pasispausiu ant kontaktai mygtuko, kad žinočiau nuorodą. Štai čia yra nuoroda, tai aš ją tiesiog nukopijuosiu, eisiu atgal į savo puslapį, kurį redaguoju, ir štai čia, kur yra nuoroda, šitą pakeisiu ir įdėsiu nuorodą kontaktai. Gerai, tai jau kaip ir sakykime, su pirmu konteineriu esam susitvarkę. Ir vėlgi, jeigu jums kils kokių tai neaiškumų, tikrai siūlau jūs prisijungti į mano Facebooko grupę ir ten aš jums padėsiu su bet kokiais iškilusiais klausimais. Tai gerai, jeigu viskas kol kas aišku, galime eiti į kitą konteinerį. Šitą galime uždaryti, nes jau darbą su juo baigime. Sekantis konteineris bus šitas. Galime atsidaryti jį ir vėlgi, šitas konteineris yra kitame konteinerį. Jeigu aš jį skleisiu, kaip matote, turime antraštę. Tai antraštė yra čia. Vėlgi, galiu pasispausti čia ir čia vėl įvesiu savo tekstą, kur bus paslaugos. Gerai, tai su šitu tekstu viskas tvarkoje. Ir dabar aš siūlau 4 masažo tipus. O čia turiu tik tai 3, kaip matote, nuotraukas, 3 apibūdinimus mano siūlomų paslaugų. Tai kad mes padidintume kiekį šių paslaugų, aišku, jeigu jums to reikės, galime užeiti ant šito langelio čia. Ir štai čia, kur matote pilka vieta, paspausiu dešinį pelės mygtuką ir pasirinksiu dauginti, duplicate. Ir kaip matote, dabar jau siūlau 4 paslaugas. Tai štai čia dabar pirmiausia pakeisiu nuotrauką šitos paslaugos, kurią aš siūlysiu. Tai čia aš manau įdėsiu giluminis masažas. Tai tiesiog pasispausiu čia ant šitos nuotraukos ir kaip matot galiu pasirinkti vaizdą. Tai ir sutvarkysiu. Tai giluminis masažas bus šita nuotrauka, kurią naudosiu ir spausiu pasirinkti. Ir gerai, dabar pasirinksiu čia. Ir čia aš manau įdėsiu švedišką masažą. Tai švediškai masažai naudosiu šią nuotrauką, spausiu pasirinkti. Čia įdėsiu masažas tikriausiai akmenimis, tai būtų šita nuotrauka. Ir čia įdėsiu sportinį masažą. Tai vėlgi, pakartosiu, ką dariau prieš tai. Ir tai yra nuotrauka, kurią aš noriu naudoti ir spausiu pasirinkti. Gerai, viskas atrodo jau visai šauniai. Ir čia vėlgi, man reikia pakeisti tekstą. Tai pasispaudžiu ant šitos vietos, štai čia. Ir kaip matote, aš turiu aprašymą ir pavadinimą. Tai aš grįšiu į savo dokumentą, kurį turiu Google. Ir pirmasis yra švediškas masažas. Sekundėlę, grįžkime. Tai čia esu įdėjęs giluminį masažą. Na, nesvarbu. Tiesiog pasirinksiu šitą. Čia pasirinksiu gilių audinių masažas. Ir nukopijuosiu šitą tekstą, grįšiu atgal, čia pavadinimas. Čia įdėsiu tą, ką nukopijau ką tik, gilių audinių masažas. Ir dabar reikia man nukopijuoti apibūdinimą. Tai štai čia yra apibūdinimas, jį nukopijuoju ir įklijuoju štai čia. Na štai taip viskas atrodo. Dabar spausiu ant šito, čia įdėsiu švediškas masažas. Gerai, tai vėlgi. Viską kopijuoju, grįžtu atgal. Dėl to aš ir jums sakiau, jog labai gerai būtų turėti viską pasirašęs dokumente, ar tai netgi kažkokiam lape, nes visas kūrimo procesas pagreitėja. Gerai, dabar vėl grįšiu, nukopijuosiu štai šitą tekstą ir viskas susipaprastina, kai žinai, kokią informaciją tau reikia naudoti. Gerai, dabar kitas masažo tipas. Karštų akmenų masažas. Vėlgi, kopijuoju tekstą, grįžtu atgal, pasirenku šitą vietą ir į pavadinimą. Štai čia įklijuoju ir vėlgi, tą patį darau su apibūdinimu. Nukopijuosiu aš jį, grįžtam į pagrindinį puslapį ir vėlgi, čia įklijuosiu. Ir tada paskutinis masažas bus sportinis masažas. Tai vėlgi, kopijuojam tekstą. Ir tiek. Ir visas mūsų procesas pagreitėja. Tai vėlgi, čia aš viską įklijuosiu, tą patį padarysiu ir su apibūdinimu. Gerai, tvarkoje. Ir vėlgi, įklijuojam, šaunu. Gerai. Tai visi aprašymai jau kaip ir tvarkoje, viskas tvarkoje. Tai vadinasi, susidorojau ir su antru konteineriu. Tai netgi galiu aš jį suskleisti atgal.
Gerai, trečias konteineris. Tai čia, aš kaip minėjau, bus apie mus. Tai aš einu atgal, sveiki atvykę į Kepu biznį. Tiesiog vėlgi kopijuoju čia, čia einu, šitą pasirenku ir čia aš įklijuosiu, ką tik nukopijavau. About us. Tai pakeiskime pasispaudę ant šito. Pakeisime viską ir čia parašysiu apie mus. Gerai, dabar vėl grįžtu ir kopijuoju tekstą apie mus. Gerai, nukopijuosiu šitą tekstą ir vėlgi pasirinksiu šitą ir štai čia šitame lange įklijuosiu savo tekstą ir čia galiu pridėti mygtuką. Tai čia galiu parašyti tiesiog plačiau. Tai tą ir padarysiu, va čia tekste parašysiu plačiau. Ir dabar vėlgi įdėsiu nuorodą. Tai nueisiu į savo svetainę ir čia bus apie mus puslapis. Tai aš tiesiog nukopijuosiu šitą nuorodą, grįšiu atgal ir čia įklijuosiu šią nuorodą. Gerai. Ir sekantis dalykas, pakeisiu šitą nuotrauką. Visiškai jinai ne į temą. Tai pasispausiu ant nuotraukos, čia spausiu štai čia ir tiesiog nuotrauką, kurią noriu naudoti, tai bus šita. Pasirinkti. Gerai, dabar viskas atrodo labai šauniai. Tai vėlgi susitvarkiau su kitu konteineriu. Oi, atsiprašau. Ne, norėjau jį uždaryti, bet kažkodėl viskas susimaišė. Na, nesvarbu. Tai atlikau jau darbus su 3 konteineriais. Tai su pirmuoju, štai čia, antruoju čia, trečiuoju štai čia ir paskutinis konteineris, kurį noriu turėti, tai yra šitas ir aš jį noriu šiek tiek pakeisti. Tai vėlgi informacija, kurią noriu įdėti, registracija. Tai tiesiog va, galiu nukopijuoti registraciją, o sekundėlę, tiesiog spausiu nukopijuoti. Čia, kur yra įdėta questions, tiesiog įklijuosiu registraciją. Gerai. Ir čia pakeisiu tekstą. Tai mano tekstas bus štai šitas. Atverkite vartus ir panašiai. Aš jį nukopijuosiu, dėsiu. Ir spausiu įklijuoti. Gerai, let's talk now, tai nėra, ką aš noriu naudoti, aš pakeisiu vėlgi tą mygtuką. Ir ką aš noriu įdėti? Vėlgi, kontaktai. Tai nieko tokio, jeigu mes ir įdėsime keletą vienodų mygtukų, tai tikrai nekels jokių mums kažkokių neaiškumų. Tai vat, vėlgi, kopijuojame kontaktai, grįžtame ir nuorodą. Štai čia įklijuojam ir čia kontaktai. Arba galima įrašyti registraciją, tai jau priklausys nuo jūsų. Gerai, ir galime pakeisti nuotrauką. Tai vėlgi, galime spausti čia, einame į stilių ir štai čia pakeisime nuotrauką. Tai nuotrauka, kurią aš norėčiau naudoti, bus šita. Pasirinkime ją. Ir kaip matote, jinai labai ryški ir gal neatrodo labai gerai, tai mes galime uždėti fono perdangą. Jeigu pasispausiu čia, fono perdangą, aš galiu pasirinkti tipą. Tai aš noriu pasirinkti klasikinį štai šitą ir čia aš noriu pasirinkti spalvą. Spalva, kurią noriu rinktis, bus balta ir gal šiek tiek pakeisiu skaidrumą. Štai taip. Ir manau, tai atrodo visai gerai. Tai galime spausti atnaujinti štai čia. Ir dabar galime eiti čia ir spauskime pažiūrėti šitą puslapį. Pažiūrėkime, kaip viskas atrodo. Na va, kaip matote, jau čia turime lietuvišką informaciją su funkcionuojančiais mygtukais. Jeigu einu į kontaktą, kaip matote, nueisiu į kontaktus, grįšiu į pagrindinį savo puslapį ir štai taip viskas atrodo. Tai kaip matote, neinvestuodami labai daug laiko ar pastangų, mes galime sukurti visai gerai atrodančią internetinę svetainę. Tai gerai, sakykime, dabar užbaigėme darbus su šitu puslapiu ir galime eiti į kitą puslapį. Tai bus puslapis apie mus. Tai pasirinkime šitą puslapį. Na, tai kaip ir prieš tai su buvusiu puslapiu, taip ir su šiuo puslapiu, mes vėl naudosime Elementorių, kad redaguoti šį puslapį. Tai pasirinkime redaguoti su Elementorium. Gerai, ir pradėkime keisti informaciją, kurią jūs matot štai čia. Tai pirmiausia, kaip ir prieš tai, galime pasikeisti užsklandą šio konteinerio, kaip ir darėme su prieš tai buvusiu puslapiu. Tai galime pasirinkti štai čia, einame į stiliaus nustatymus ir čia tiesiog pasirinksime nuotrauką. Tai aš jau prieš tai įkėliau visas nuotraukas, tai man belieka pasirinkti kažkurią tai nuotrauką. Spėju naudosiu šitą. Tai pasispausiu pasirinkti. Ir vėlgi, dabar galiu šiek tiek pakeisti poziciją šios nuotraukos, nes jinai nelabai gražiai atrodo.
tai reikia eiti čia, poziciją, pasirenkame custom, kas reiškia patiem nustatyti poziciją. Gerai. Tai patrauksiu šitą šiek tiek čia ir manau atrodo visai neblogai. Žinoma, galiu uždėti fono perdangą, kad viskas dar matytųsi aiškiau, tai būtent tai padarysiu, šiek tiek pakeisiu skaidrumą ir manau atrodys labai gerai. Tai čia About Us, vėlgi, mums reikia tiesiog pakeisti tekstą, kuris yra čia. Tai rašysiu apie mus. Gerai, sekantis žingsnis, mums reikėtų pakeisti čia esančią informaciją. Gerai, aš grįšiu į savo dokumentą, kur esu viskas susirašęs ir štai čia yra apie mus puslapis. Tai štai yra tekstas, kurį aš noriu įdėti į ten tą vietą, kurią jūs matėte prieš tai ir grįžkime čia. Ir vėlgi, sakyčiau, toks pasiūlymas iš mano pusės būtų jum, kai jūs redaguosite jau sukurtus puslapius, pasistengkite viską pritaikyti prie jau esamo šablono, nes tai tiesiog supaprastins jums visą darbą ir viskas bus atlikta daug greičiau ir tikrai atrodys daug geriau. Tai šiuo atveju aš būtent tai ir padariau, iš tikrųjų aš pritaikiau visą tekstą, visą informaciją daugmaž prie jau esamo šablono. Gerai, tai dabar pakeisiu čia esantį tekstą ir štai čia aš tiesiog įklijuosiu tekstą, kurį nukopijavau prieš tai. Va, štai kaip viskas atrodys. Na, sekantis žingsnis, pakeisiu čia esančią nuotrauką. Tai šį kartą, kadangi čia yra tiesiog įdėta nuotrauka, čia nėra kažkoks uždėtas fonas konteineriui, čia yra tiesiog nuotrauka, netgi matot čia, aš galiu pasispaustančios nuotraukos ir tiesiog aš ją pakeisiu. Gerai, tai nuotrauka, kurią aš norėčiau įdėti, galėtų būti štai ši nuotrauka. Ir paspausiu pasirinkti. Ir manau, atrodo visai neblogai. Galima pakeisti vaizdo raišką, galima sumažinti, galima šiek tiek padidinti. Matot, štai taip atrodytų. Manau, taip netgi atrodys daug geriau. Tai čia galite atlikti įvairius nustatymus, dydžio nustatymus, raiškos ir panašiai. Gerai. Štai čia įdėsiu mūsų misiją. Tai vėlgi grįšiu į savo dokumentą ir čia bus mūsų misija. Tai aš galiu nusikopijuoti mūsų misiją, kadangi viską kopijuoju, tai tiesiog nusikopijuosiu ir mūsų misiją. Tai čia įklijuosiu mūsų misiją, čia nusikopijuosiu esantį tekstą, tiesiog nusikopijuoti ir štai čia aš jį įklijuosiu. Tai pasirinksiu buvusį tekstą ir paspausiu įklijuoti. Štai taip viskas atrodys. Ir atrodo viskas ganėtinai neblogai. Gerai, mūsų vertybės. Tai vėlgi, kopijuoju tekstą. Viskas, ką man reikia padaryti, tai tiesiog įklijuoti tekstą. Kaip matot, labai viskas supaprastina darbas, kai mes viską užsirašome į kažkokį tai dokumentą ir viskas vyksta daug greičiau. Gerai, vėl kopijuojame, vėl įklijuojame štai čia ir žiūrėkim, ką mes gauname. Gerai, ir viskas atrodo štai taip. Ir viskas iš tikrųjų atrodo ganėtinai neblogai. Tai tikrai su kažkokia esme puslapis apie mus ir jis tikrai atrodo neblogai. Pažiūrėkime, ar dar turiu kokios informacijos, kurią aš noriu įdėti. Ne. Tai žinoma, aš čia įdėjau papildomas informacijas, kurią galite patys įsidėti, jeigu jūs to norite. Tai čia viskas priklausys nuo jūsų, bet aš mėgstu dažniausiai viską daryti paprastai. Štai čia turime sekciją, tiesa, ne sekciją, o konteinerį, kuri yra nenaudotina, kurios aš planuoju net nenaudoti, tai vėlgi galiu paspausti ištrinti ir bum, jinai tiesiog pranyko. Gerai, spaudžiame atnaujinti, einame štai čia ir pasirinkime žiūrėti puslapį. Tai pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Štai taip atrodo mūsų puslapis, jis atrodo tikrai neprastai, atrodo tikrai gerai, visa esmė jame yra ir viskas atsispindi jame. Tai štai turime šiek tiek informacijos apie mus, apie savo veiklą, verslą ir panašiai. Ir vėlgi, jeigu grįžčiau pagrindinį, tai va, pagrindinis puslapis atrodo taip, niekas nepasikeitė jame. Jeigu aš nueičiau į apačią, pasirinkčiau plačiau, mes eisime į apie mus puslapį. Tai labai šaunu, mes jau, kaip sakant, atlikome pagrindinius darbus su 2 puslapiais. Tai galime tęsti ir eiti į puslapį paslaugos. Na ir vėlgi, visas darbas yra toks pat kaip ir prieš tai. Spaudžiame redaguoti su Elementorium. Vėlgi, pirmiausia, pasikeisime fono uždango šito konteinerio. Tai paspausiu štai čia ir kaip pamenate, einame į stilius, nuotrauką ir vėl. Tai tiesiog priklauso nuo jūsų, kokią jūs nuotrauką norėtumėt naudoti. Aš pasirinksiu šią nuotrauką, spausiu pasirinkti ir tiesiog vėlgi
pakeisiu poziciją, pasirinksiu custom ir pakeisiu poziciją, kad atrodytų viskas kažkiek tai gražiau ir geriau. Gerai, fono perdanga. Tai vėlgi, patamsinsiu foną šiek tiek. Labai gerai. Mūsų paslaugos. Tai tiesiog čia įvesiu tekstą paslaugos. Gerai, sekantis žingsnis pradėti keisti siūlomas paslaugas. Tai kiek čia mes turime siūlomų paslaugų? 1, 2, 3 ir tik tai 3. Tai kadangi aš siūlau 4 paslaugas, mes galime padvigubinti vieną jau esamą konteinerį. Tai tiesiog, sakykime, aš galiu pasirinkti šitą konteinerį čia, spausiu dešinį pelės mygtuką ir paspausiu padvigubinti. Ir štai taip aš nukopijavau ir tiesiog padvigubinau jau buvusi konteinerį. Tai labai gerai. Dabar aš turiu 4 siūlomas paslaugas ir viskas, ką man reikia čia padaryti, tai tiesiog vėl pakeisti informaciją. Tai vėlgi, pirmiausia, aš galiu pakeisti jau esančią čia nuotrauką. Tai vėlgi, spaudžiu ant nuotraukos, kaip matot, nuėjau į nuotrauką paspaudęs ant jos ir dabar pasirinksiu nuotrauką. Tai čia aš planuoju įdėti giluminis masažas. Tai šita nuotrauka yra, kurią aš noriu naudoti, spausiu pasirinkti ir jinai atrodo kiek didoka. Tai galime pakeisti jos dydį. Palaukite, jeigu aš pasirinksiu tokį šiek tiek didoką, pasirinksiu tokį šiek tiek per mažą. Tai aš galiu pasirinkti custom, tai vėlgi pagal save pakeisti dydį. Vien užtenka įvesti vieną matmenį ir pagal tą matmenį kitas matmuo prisitaikys. Tai sakykime, galiu pabandyti plotis 300. Ir manau, atrodo tikrai gerai. Ir tą patį aš padarysiu su visomis kitomis nuotraukomis, siūlomis paslaugomis. Aš išlaikysiu plotį 300. Gerai, tai kol esu čia, galiu iš tikrųjų pasikeisti visas nuotraukas. Tai čia vėlgi spausiu ant nuotraukos, pasirinksiu vaizdą ir čia pasirinksiu švedišką masažą. Taip, čia yra švediškas, aš netgi esu įsirašęs, kam ką naudoti. Tai palaukit, čia sporto masažas. Na gerai, čia tebūnė sporto masažas, o čia bus švediškas masažas. Gerai, pasirinkime jį, spauskime pasirinkti ir vėlgi, tai nustatysiu vaizdo raišką, tai bus custom ir kaip pamenat, plotis 300 ir spaudžiam enter. Gerai, 300, viskas atrodo vienodai, tiesiog man reikia nepamiršti, kad čia aš pradėsiu su sportiniu masažu. Gerai, sekanti nuotrauka, vėl pasirinkime jau esamą nuotrauką, spauskime ant vaizdo ir pasirinksiu masažas su akmenimis. Ir vėl, dydis, raiška, custom ir plotis 300. Gerai, viskas atrodo labai šauniai ir paskutinė nuotrauka, vėl pasirinkam nuotrauką, pasirinkti vaizdą ir tai būtų paskutinis vaizdas, sekundėlė, štai šis, gilių audinių masažas, spaudžiam pasirinkti, vaizdo raiška vėl, custom ir 300. Tai va taip viskas ir atrodys. Tai mano variantų viskas atrodys štai taip. Jūsų atveju šiek tiek viskas skirsis, bet nebijokit pažaisti su visais jau esamais nustatymais čia, kad atrastumėt savo stilių. O jeigu vėlgi kils kažkokių klausimų, prisijunkite į mano Facebooko grupę Kepu Biznį. Tvarkoj. Pakeitėme nuotraukas, tai sekantis žingsnis, ką mums reikia padaryti, tai jau pradėti dėti informaciją. Gerai, grįšiu aš į savo dokumentą, tai eisiu į apačią, paslaugos. Tai čia švediškas masažas, tai pradėsiu su sportiniu. Tai nukopijuoju tekstą. Sportinis masažas, kopijai, einu atgal, pasirenku štai čia ir štai čia įklijuoju sportinis masažas. Gerai, dabar man reikia nusikopijuoti trumpą aprašymą, kurį aš čia turiu. Tai čia bus tas trumpas aprašymas. Gerai, vėlgi kopijuojam, grįžtam, pasirenkam tekstą. Čia pasirinksiu jau esantį tekstą, spaudžiam įklijuoti. Gerai, tai štai toks trumpas aprašymas bus ir dabar įdėsiu kainą. Tai vėlgi grįžtam atgal į mano dokumentą ir kopijuojam jau esančią kainą štai čia. Kopijuojam, grįžtam, pasirenkam šitą elementą ir štai čia vėlgi įklijuosiu tą, ko nukopijau. Gerai, čia turime mygtuką. Tai tam mygtukui pridėsiu puslapį kontaktai. Gerai, tai čia pasirinksiu šitą mygtuką. Grįžtam atgal, gal aš net esu kažką užsirašęs, ne. Tai vietoj kontaktai, iš tikrųjų tą mygtuką aš galiu pavadinti registracija. Gerai, tai aš į registracijos mygtuką įdėsiu kontaktų puslapį. Tai tiesiog man reikia vėlgi nukopijuoti tą patį puslapį. Štai čia, einam atgal
Ir čia jau, kadangi esu pasirinkęs mygtuką, man tiesiog įklijuosiu čia nuorodą ir čia įrašysiu tekstą kontaktai. Oi ne, sakiau registracija. Gerai, štai taip viskas atrodys ir žinoma dabar sekantis mano žingsnis būtų tai pridėti ilgesnį aprašymą siūlomos paslaugos. Tai čia būtų tas ilgesnis aprašymas, tai aš jį nusikopijuosiu, štai čia. Ir ką aš noriu dabar padaryti, tai pridėti naują konteinerį po apačią šito konteinerio, nes aš noriu į naujai įdėtą konteinerį įdėti teksto redaktorių. Gerai, tai ką man reikia dabar padaryti? Man reikia eiti į visus elementus, susirasti konteinerį ir štai taip aš galiu iš tikrųjų tą konteinerį pridėti čia į apačią. Sekundėlę, vėl sumaišiau. Tai vietoj to, kad daryčiau taip, aš galiu paprasčiausiai pasispausti čia pridėti naują ir tai pridėsiu konteinerį. Tai dabar man reikia teksto redaktorių. Aš paimsiu jį ir nutempsiu štai čia ir dabar čia tiesiog įklijuosiu tekstą, kurį aš jau prieš tai nukopijavau. Gerai, spaudžiu įklijuoti ir štai taip viskas atrodo. Gal viskas neatrodo labai gerai, nes šitas tekstas norėtųsi, kad būtų arčiau čia ir kad čia būtų didesnis tarpas. Tai kad pasiekti šitą nustatymą, greičiausiai mes galime pasirinkti va šitą konteinerį ir dabar patikrinsime, koks yra nustatymas išplėstinėje skiltyje štai čia apačios nustatymas. Gerai, tai kaip matot, skirtumas va čia yra nustatytas, kad apačioje yra 50. Tai vietoj 50 gal padarom 20 ir žiūrėkim, kokį rezultatą gaunam. Gerai, manau, tai atrodys visai neblogai. Tai čia, kai šitas tekstas arčiau šito konteinerio, viskas dabar atrodo daug aiškiau, bet čia norėtųsi, kad būtų didesnis tarpas. Tai kad tą didesnį tarpą pasiekti, galime pasirinkti naujai sukurtą konteinerį štai čia ir tiesiog galime pakeisti čia apačios nustatymą, padaryti didesnį tarpą, kad viskas atrodytų daug gražiau. Gerai, renkamės išplėstinę ir skirtumas. Apačioje sekundėlę, dabar viskas vienodai prisideda, nes yra aktyvuotas šitas pasirinkimas. Tai pasispauskime štai čia ir dabar apačioje aš noriu parašyti, sakykime, 50. Na va, manau, atrodo daug geriau ir daug aiškiau. Ir galim pasilikti viską štai taip. Gerai, tai sekanti paslauga bus švediškas masažas. Tai vėlgi, grįžtu į savo dokumentą, susirandu siūlomą paslaugą švediškas masažas. Vėlgi, kopijuoju pavadinimą, grįžtu atgal, pasirenku šitą tekstą čia ir einu štai čia ir įklijuoju tai, ką nukopijau. Grįžtu atgal, nusikopijuoju trumpą aprašymą. Vėlgi viskas labai paprasta, kai esame pasiruošę informaciją. Pasirenku šitą elementą ir štai čia įklijuoju vėlgi tą, ką nukopijavau. Kaina, tą patį darau su kaina, kaip ir prieš tai dariau. Ir kopijuoju. Štai čia tiesiog vėlgi įklijuosiu viską. Gerai, viskas dabar aišku. Ir čia pasirinksiu mygtuką. Šį kartą neįklijuosiu nuorodos, bet jūs nepamirškite įklijuoti savo kontaktų puslapio čia į nuorodos skiltį. Aš tiesiog pakeisiu tekstą registraciją. Tai va, jūs tiesiog nepamirškite įklijuoti nuorodos čia. Gerai, tai sekantis žingsnis mums reikia pridėti ilgą aprašymą. Gerai, tai kadangi mums reikia pridėti tą ilgą aprašymą ir kiek pamenat, mes čia padarėm šiek tiek nustatymų šitam konteineriui naujam sukurtam. Tai vietoj to, kad mes tiesiog iš naujo kurtume konteinerį, išspausdami va čia, pridėdami teksto redaktoriaus elementą ir ten padarant išplėstinius nustatymus, mes galime padvigubinti jau esamą konteinerį. Taip, pasispauskime dvigubinti ir dabar galime mes tiesiog paimti ir nutempti šitą konteinerį po apačią šio konteinerio. Gerai, štai taip viskas atrodys. Ir kiek pamenate, virš šito konteinerio mes padarėm šiek tiek nustatymų šitam konteineriui. Tai pasispauskime ant šito konteinerio, einame į išplėstinę ir apačioje mes pakeitėm į 20. Tai padarom tą patį ir čia. Ir čia dabar įklijuosime tekstą šiai siūlomai paslaugai. Švediškas masažas. Gerai, kopijuojam ir įklijuosime viską štai čia. Gerai, spaudžiam įklijuoti. Tai va, manau, jums turėtų būti aišku, kaip viskas veikia.
Tai vietoj to, kad švaistyčiau jūsų laiką ir rodyčiau viską, kaip padaryti vienas po kito, jau jūs turėjote, manau, pagauti kampą, kaip viską prisidėti ir aš tiesiog prasuksiu viską greitai į priekį ir sudėsiu viską, kad nereikėtų jums žiūrėti, kaip darau tą patį per tą patį. Na ir kągi, baigiau pridėti visą likusią informaciją, kaip matote, visos siūlomos paslaugos turi ilgus, trumpus aprašymus ir visą kitą. Ir aišku, dar pridėjau gale skilti, iš tikrųjų jos nepridėjau šito konteinerio, jau šitas konteineris čia buvo, tiesiog vėlgi aš pakeičiau jau esamą informaciją, įklijavau savo informaciją, kurią paėmiau iš štai čia ir žinoma, aš čia tiesiog pakeičiau šitas ikonas, kurios čia buvo. Tai tiesiog pridėjau savo užrašus, kad viskas atrodytų kiek gražiau, kiek geriau. Ir jeigu jums kažkas neaišku, kaip redaguoti šitus ikonus, tai tiesiog pasispaudžiate ant ikonos ir štai čia įrašote pavadinimą. Ir jeigu netinka jau esanti ikona, arba lietuviškai piktograma, galite pasispausti ant jos. Ir naudodami visą jau esamą sąrašą įvairių piktogramų galite pasirinkti, kokią jūs norite naudoti. Bet žinoma, vėlgi, tai priklauso nuo jūsų, ar jūs iš viso norite turėti šitą konteinerį va čia. Jeigu jūs jo nenorite turėti, paprasčiausiai spauskite ir jį ištrinsite. Gerai, dabar galime pasispausti atnaujinti. Ir galime peržiūrėti šį puslapį. Spauskime žiūrėti. Ir štai taip atrodo mūsų paslaugų puslapis. Viskas atrodo ganėtinai šauniai, viskas atrodo gan aiškiai ir dabar galime eiti prie paskutinio puslapio, kuris yra kontaktai. Iš tikrųjų, galime pasispausti štai čia ir jau buvusi šį kontaktų puslapį užsidaryti. Tai štai čia, ką mes padarysime, mes pridėsime kontaktinę informaciją. Čia, kaip matote, turime kontaktų formą, bet kol kas jinai nėra aktyvi, nes su ją reikia padirbėti šiek tiek ir reikia pakeisti ją šiek tiek. Bet jeigu jūs domina, aš jau turėčiau turėti šitame savo kanale įrašą, kur aš parodysiu, kaip jūs galite įsidėti funkcionuojančią kontaktų formą ir kaip jūs galite nemokamai susikurti elektroninį paštą su savo domeno vardu. Tai tiesiog elektroninį paštą savo verslui. Tai sakykime, mano atveju tai galėtų būti informacija@kepabusiness.lt. Tai aš jums parodysiu šitame viename įraše, kaip viską pasidaryti, kaip prisidėti funkcionuojančią kontaktų formą ir kaip susikurti elektroninį paštą savo verslui. Gerai, tai vietoj to, kad šoktume daryti tai, susitvarkykime su šitu puslapiu štai čia. Tai visų pirma, ką mums reikia padaryti? Vėlgi, mums reikia spausti štai čia, redaguoti. Na ir kaip darėme prieš tai, pasirinkime pirmąjį konteinerį, galime spausti štai čia, einame į stilių ir pakeisime pagrindinę nuotrauką. Tai pasispauskime štai čia. Ir galime vėl pasirinkti nuotrauką tiesiog, kurią norime naudoti. Galime naudoti ir šitą nuotrauką. Spausiu pasirinkti. Ir dabar aš turėčiau uždėti fono perdangą, nes viskas ganėtinai šviesu ir per daug šviesu. Tai tiesiog pakeisiu skaidrumą. Ir dabar nueisiu čia. Ir vėlgi, kontaktai. Tai čia pavadinimą įvesiu kontaktai. Na ir einame štai čia. Tai štai čia aš noriu įdėti tiesiog kontaktinę informaciją čia, tai grįžkime į mano dokumentus ir kaip matote, aš čia turiu darbo laiką, adresą, elektroninį paštą ir telefono numerį. Tai gerai, einame atgal ir čia pasirašysime kontaktai. Štai čia pakeisiu pavadinimą į kontaktai. Gerai, elektroninis paštas, tai pasispausiu ant šitą elementą čia ir čia kaip matote pavadinimas yra parašyta e-mail, tai čia pakeisime L paštas. Gerai, ir dabar į aprašymą tiesiog čia jau įrašykite savo elektroninį paštą. Tai aš rašysiu info@kepabusiness.lt. Gerai, telefono numeris, vėl spaudžiu ant šito elemento, pavadinimą pakeičiu telefono numeris. Ir tiesiog įklijuosiu telefono numerį, kurį turiu štai čia. Gerai, grįžkime atgal, įklijuokime telefono numerį, lokacija, tai adresas. Gerai, pakeisiu adresą, adresas. Ir čia tiesiog įklijuosiu adresą. Gerai, tai štai čia bus adresas, sakykime, tai vėlgi pasirenku štai čia, spaudžiu įklijuoti. Gerai, dabar sekantis žingsnis, čia galime pridėti savo socialinių platformų puslapius. Tai jeigu turite Twitterį, tai va čia galite pasispausti ir čia įklijuoti nuorodą.
Jeigu neturite tokio dalyko kaip Twitteris, spaudžiate ištrinti. Jeigu turite Instagramą, vėlgi pasispaudžiate ant šitos piktogramos ir štai čia įklijuojate nuorodą savo Instagramos puslapio. Gerai, jeigu turite YouTube, darote tą patį, jeigu neturite, trenate lauk. Jeigu norite pridėti Facebooką, spaudžiame čia ir štai čia tiesiog pasirinkime piktogramą, kuri yra ir viskas, ką mums reikia dabar padaryti, tai tiesiog susirasti Facebooką. Tai galite žiūrėti per visą šitą esamą listą, štai čia yra Facebookas, paspauskime Insert ir štai čia turėsime Facebooką. Ir jums viskas, kas liks padaryti, čia įklijuoti nuorodą. Tai jeigu turite socialinių platformų puslapius, tai jūs juos galite štai čia susidėti. Gerai, vietoj kontaktų formos čia aš ketinu tiesiog įdėti tekstą, kur parašysiu darbo laikas. Tai gerai, tai čia vietoj šito teksto čia parašysiu darbo laikas. Ir dabar čia šitą esamą kontaktų formą aš tiesiog paspausiu dešinį pelėsio mygtuką ir paspausiu ištrinti. Viskas, jinai dingo. Dabar aš čia pridėsiu teksto redagatorių. Tai kad pridėčiau jį, einu į visus elementus, pasirenku šitą ir tempiu viską čia po mano darbo laiku. Štai čia. Gerai, ir viskas, ką man reikia padaryti, tai tiesiog pridėti darbo laiką. Tai pažiūrėkime, koks mano tas darbo laikas. Pirmadienis, penktadienis toks ir toks, šeštadienis, kaip matot, sekmadienį nedirbu. Tai tiesiog aš ir pradėsiu viską taip rašyti. Tai parašysiu pirm. Koks ten tas mano laikas buvo? Nuo 10 iki 7. Tai gerai, pasirašiau pirmadienis, padarysiu 2 tarpus, 10, sekundėlį, 10:00 iki 7, tai 19:00. Tai va tokiu principu ir parašysiu sekančias valandas mano darbo laiko, pirmadienis, antradienis, trečiadienis. Ir viską surašysiu čia ir tiesiog, kad jums negaištų laiko, prasuksiu tai šiek tiek į priekį. Gerai, baigiau pridėti savo darbo laiką ir viskas atrodo štai taip. Viskas ganėtinai aišku, kontaktinė informacija jau pridėta ir štai čia, kadangi aš nenaudosiu šito konteinerio, vėlgi galiu spausti ištrinti ir jis pradings. Tai jeigu norite sužinoti, kaip susikurti savo verslui elektroninį paštą nemokamai ir kaip pridėti kontaktinės formas, tai siūlyčiau pažiūrėti mano kanale jau esantį įrašą, greičiausiai jis jau turėtų būti, kur aš parodau, kaip susikurti elektroninį paštą savo verslui ir prisidėti kontaktų formą. Gerai, tai viskas atrodo šauniai ir dabar galime spausti atnaujinti ir galime spausti peržiūrėti puslapį. Na va, štai taip viskas atrodys ir viskas atrodo tikrai neprastai ir dabar kaip ir baigėme darbą su visais puslapiais. Visi puslapiai jau turi mūsų informaciją ir visi puslapiai yra funkcionuojantis, tai vadinasi jau viską apsidirbame su savo puslapiais ir jau čia nebereikės mums sugrįžti. Tai sekantis dalykas, ką mes turėtume padaryti, tai turėtume padaryti šiek tiek nustatymų mūsų temai. Tai kad padarytume šitus nustatymus temai, mes turime spausti štai čia, konfigūruoti. Ir štai čia, kaip matote, jau viskas lietuviškai, tai šaunu, mums nereikės nieko netgi įsiversti, nereikės mums verstis savo temos į lietuvių kalbą. Tai čia, ką mes galėtume padaryti, čia, kaip matote, turime kažkokį tai telefono numerį. Tai vėlgi, tai priklauso, ar jūs norite tai parodyti čia, gal tai būtų visai patogu, bet jeigu nenorite rodyti šito telefono numerio, galime spausti štai čia ir kaip matote, tekstas. Tai žodžiu, trumpai sakant, tekstas tai būtų telefono numeris. Tai jeigu jūs norite rodyti šį telefono numerį, tai galite tiesiog pridėti savo telefono numerį. Tai vėlgi, aš nukopijuosiu jau turimą telefono numerį ir va, štai čia pasirinkęs šitą vietą, aš įklijuosiu savo numerį ir jeigu pasispaušiu ant nuorodos, štai čia, tai žmogus paspaudęs eitų į tą nuorodą. Tai štai taip viskas veiktų. Bet jeigu jūs nenorite rodyti savo telefono numerį, tiesiog galite štai čia pasispausti ir jis pradings. Aš manau, aš tiesiog jį pradanginsiu, niekam man jo net nereikia. Gerai, čia turime seną logotipą. Tai mes galime šitą logotipą pakeisti. Pasispauskime štai čia ir kaip matote, čia yra logotipas parinktas.
Tai mes galėtume jį pakeisti, bet mes galime tiesiog pašalinti šitą logotipą ir galime pasirinkti iš jau įkeltų logotipų. Tai tiesiog aš jau prieš tai įkėliau savo logotipą, kuris yra štai čia, ir paspausiu pasirinkti. Ir dabar tiesiog jį apkarpysiu, kad jis atrodytų daug geriau. Na ir čia padarysiu tą patį ir padarysiu šoninius pakeitimus šiek tiek, kad viskas atrodytų kiek gražiau ir puikiau. Gerai, spauskime apkarpyti ir štai taip atrodys mūsų logotipas. Bet jis man atrodo kiek mažokas, tai galime mes jį va čia šiek tiek padidinti ir štai taip jis atrodys. Jeigu tarp kitko jūs domina, kaip susikurti logotipą greitai ir paprastai, neišleidžiant ten praktiškai niekiek ir turėti ganėtinai gerai atrodantį rezultatą, tai siūlyčiau vėlgi pažiūrėti mano kitą įrašą, kur aš parodysiu, kaip aš pats susikuriu greitai ir patogiai logotipus. Ta pati padariau ir su šito logotipu. Gerai, štai taip viskas atrodys. Tai kol esame čia, galime tiesiog nueiti sekundėlę į apačią. Ne, čia tiesiog nieko nebekeisime. Ir galime eiti į pačią apačią, nes čia turime savo footerį. Tai šita vieta ir taip vadinasi footeris, gal lietuviškai pavertus, sakykime, kojos jūsų internetinės svetainės. Tai čia vėlgi pakeiskime jau esantį logotipą, galime spausti čia. Ir kaip matote, mes turime čia 3 įdėtus elementus. Čia toks mūsų minimalus footeris yra, tai čia turime meniu, tai čia šitas meniu ir atsispindi. Čia turime HTML elementą, tai čia tiesiog yra įdėta nuotrauka čia. Ir čia turime copyrightą, bet mes jo nenaudosime, mes kai ką kito galėtume čia įdėti. Tai toks paprastas minimalus footeris, visai nieko, visai jisai suveikia. Jeigu norėtumėt kažką sudėtingesnio padaryti, kaip matote, čia turite papildomų sekcijų susikurti gan platesnį ir didesnį footerį. Bet pasinaudokime jau esančių šablonų, nieko per daug nekeiskime, tiesiog pakeiskime šitą logotipą visų pirma. Gerai, tai pasispaudėme čia ir čia jau yra logotipas. Tai mes jį tiesiog ištrinsime. Ir dabar spausime įterpti failą ir vėlgi aš pasirinksiu logotipą, kurį prieš tai įkėliau ir štai taip viskas atrodys. Kad sumažinčiau tą logotipą, aš pasispausiu ant jo ir va čia už kampučio aš galiu tempti viską į viršų kažkiek tai ir taip aš jį galiu sumažinti. Sekundėlę, dar labiau sumažinkim. Dar galiu labiau sumažinti. Va, manau, taip atrodys tikrai puikiai. Ir vietoj šito, štai čia užrašo, galime mes jį ištrinti ir galime įdėti savo socialinių tinklų ikonas, piktogramas, kitaip lietuviškai tariant. Gerai, pasispauskime štai čia ant šito pliuso ir pasirinkime social. Gerai, tai pasispauskime ant šitų social ir vėlgi, jeigu turite Facebooką, va čia pasispaudžiat. Ir čia įdedate savo Facebooko puslapio nuorodą. Ta pati, jeigu turite Twitterį, čia įdedat. Jeigu neturite, trenate lauku. Jeigu turite Instagramą, vėlgi, čia įdedate nuorodą. Jeigu dar turite kažkokį kitą socialinį profilį, tai va, pasirinkate čia iš jau esamo sąrašo, sakykime, Pinterestas. Ir spaudžiate pridėti. Ir taip pridėsite naują ikoną. Tai va, viskas taip ir atrodys. Gerai. Tai kol esame čia, galime šiek tiek pakeisti dizainą šitų ikonų ir pasirinkti piktogramos spalvą. Tai atrodytų daug geriau, jeigu turėtume žalią spalvą. Tai manau, šita yra žalia spalva, kurią mes naudojame, o gal yra šita. Jo, šita yra spalva, kurią mes naudojame. Ir dabar čia galime pasirinkti kitą spalvą, kitą atspalvį, kad viskas atrodytų gan aiškiau. Tai va, jeigu aš čia užeisiu, kaip matote, pasikeičia spalva. Ir aišku, galime padidinti piktogramas, kad viskas atrodytų kiek gražiau. Manau, taip atrodys viskas daug gražiau. Tai va, štai taip viskas atrodo, tai kaip ir susitvarkime su savo headeriu, kuris yra galva štai čia, ir dugnu, kojomis, footeriu. Gerai, tai dar paskutinis dalykas, kurį galėtume padaryti, tai pakeisti čia esančią piktogramą, nes matote, dabar rodo WordPresso logotipą. Ir tai tikrai neatrodo labai gerai. Gerai, grįžkime čia, spauskime grįžti ir čia pasirinkime tinklapio identitetas. Gerai, spauskime ir pasirinkime tinklapio simbolį. Gerai, tai aš manau pasirinksiu va šitą, tiesiog paspausiu pasirinkti ir biškutį aš galiu viską kiek sumažinti, pacentruoti.
Manau, atrodys kuo puikiausiai. Gerai, spauskime pasirinkti ir kaip matote, viskas pasikeitė. Ir kai baigsite visus darbus su įvairiais nustatymais, kuriuos čia matote, nepamirškite paspausti paskelbti. Gerai, dabar galime viską uždaryti. Galime užsidaryti ir šitą. Ir kaip matote, šiek tiek kažkas nesuveikė. Nepasikeitė mūsų logotipas štai čia. Ir aš žinau, kodėl tai įvyko, nes tiesiog reikėjo pakeisti ne tik paprastą logotipą paprastame headeryje, reikėjo pakeisti jį ir permatomam headeriui. Tai nieko tokio, tai jau išspręsime šitą problemą. Kartais tiesiog, kai statote savo internetinę svetainę, šitokie neaiškumai gali pasitaikyti ir tai būna tiesiog problemų sprendimai. Gerai, vėlgi pasirinkime štai čia logotipą, galime spausti tiesiai ant jo ir kaip matote, nepasikeitė jis. Tai ką mums reikia padaryti vėl? Spausti čia, keisti paveikslėlį ir pasirinkime savo logotipą. Pasirinkime. Vėlgi galime keisti dydį. Jeigu nueitume čia į apačią, galime šiek tiek padidinti. Manau, toks dydis bus kuo puikiausias. Spauskime skelbti. Dabar galime uždaryti nustatymus ir kaip matote, viskas dabar tvarkoje. Ir štai taip viskas atrodo. Tai va, turime kuo puikiausiai funkcionuojančią internetinę svetainę savo verslui, veiklai ar dar kam kitam. Tai vėlgi, nesvarbu, kokią jūs veiklą užsiimate, dažniausiai tokio tipo reprezentacinės internetinės svetainės tiesiog turi 4 puslapius ir jų pilnai pakanka. Ir štai taip mes tiesiog neišleisdami daug laiko, neįdėdami labai daug pastangų ar labai daug suprasdami, kaip kurti internetinę svetainę, susikūrėme tikrai neblogai atrodantį variantą, už kurį greičiausiai jūs tikrai sumokėtumėte bent keletą šimtų eurų, kad turėtume tokią internetinę svetainę. Tai manau visai neblogas rezultatas, ką mes čia gavome. Ir vėlgi, jeigu jums kils kokių neaiškumų, siūlyčiau prisijungti į mano Facebooko grupę Kepu Biznį, aš ten jums padėsiu visais įmanomais klausimais. Ir tikiuosi, tų klausimų gal nekils tiek daug, nes manau, tai buvo gal ir ganėtinai paprastas pamokantis įrašas, pamokėlė, bet aš manau, gan tikriausiai viskas buvo kiek aišku. Gerai, tai labai ačiū, jog žiūrėjote mano šitą pamokėlę, tikiuosi sugebėjote susikurti savo internetinę svetainę, tikiuosi tai padarėte ir dabar esate laimingi jau turimais rezultatais. Tai vėlgi, labai dėkoju už dėmesį ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, nes ateityje tikrai įdėsiu nemažai pamokėlių ne tik kaip kurtis internetinės svetainės, bet ir kaip jas auginti, reklamuoti ir panašiai. Ir žinoma, planuoju netgi parodyti, kaip į šitą, tą pačią internetinę svetainę, kurią sukūrėme, pridėti internetinės parduotuvės funkcionalumą. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, iki kito karto.